Kas čia veikia šitam You retryte? can say, Jūs galit I'm pasakyti, working on my smile. aš dirbu su savo šypsena. Huh? It says that when Chaitanya Mahaprabhu was asked by the inhabitants of Kulinagram, how do we know who is a devotee? Because he told them, Ir kai Kulinagramos gyventojai paklausė Čaitanijos Mahaprabhu, kaip mums žinoti, kas yra atsidavęs, he told them that chant Hare Krishna and serve the devotees. jisai pasakė, kad kartokite Hare Krishna ir tarnaukite bhaktams. Can you do that? Galite tai padaryti. Chant Hare Krishna Kartoti Hare Krishna and serve the ir devotees? tarnauti bhaktams. So they asked, so who's a devotee? Jie paklausė, kas How yra do I know? bhaktas. Kaip man žinoti, kam tarnauti? He said, a devotee is somebody who chants Hare Krishna. Ir jam atsakė, atsidavęs yra tas, kuris kartoja Hare Krishna. The next year they asked the same question again. Kitais metais jie uždavė tą patį klausimą. And he gave the same answer. Ir jis pateikė tą patį Chant Hare atsakymą. Krishna and Kartokit. serve the devotees. Kartok Hare Krishna ir tarnauk atsidavusiems. Not because they forgot, but because they wanted to hear more. Ne todėl, kad jie pamiršo klausę, o todėl, kad norėjo išgirsti daugiau. And they again asked, who is a devotee? Ir jie vėl paklausė, kas yra And atsidavęs. Mahaprabhu said, Ir Mahaprabhu pasakė, Kirtanya Sadahari, somebody who always chants Hare Krishna. Kirtanya Sadahari, tas, kuris visada kartoja Hare Krishna. The third year, same question, same answer. Again, who is a devotee? Taigi ir trečiais metais vėlgi tas pats klausimas, tas pats atsakymas, kas yra atsidavęs. And Mahaprabhu said, Ir Mahaprabhu pasakė, that person, when you see them, you start to chant. tai yra tas žmogus, kurį pamatė, jūs pradėsite kartoti Hare Krishna. That is a devotee. Tai yra atsidavęs. So, you want to know that the efficacy, the proof of your mantra, of your Taigi, chanting? norite sužinoti įrodymus apie savo mantros kartojimą, patikrinti jos veiksmingumą. You're all working on Shuddhanam, right? You're all trying to Yes. get that Krishna prema. Jūs dabar dirbate su Right. savo šudanama, norite gauti Krishna premą. Taip? How do you know? Kaip jūs How sužinosit? do you know whether you're making advancement? Kaip žinosite, kad darote pažangą? It's very simple. Tai labai paprasta. You go on the street, Eikite į gatvę, and if the people see you Ir and jeigu they žmonės- go, Hare Krishna, pamatys jūs ir sakys Hare Krishna. then you know Tada žinosit, that you actually made some advancement. kad jūs iš tikrųjų padarėt pažangą. Well, when the people see you on the street Kai and žmonės they pamatys run jūs in the other gatvėje direction, ir jie bėgs į kitą pusę, then you know tada žinot, maybe there is still a little bit of room for improvement. galbūt dar yra vietos pagerinti. So I wanted to read one verse from Chaitanya Noriu Charitamrita. paskaityti vieną posmą iš Chaitanya Charitamritos. Do you like Chaitanya Jums Charitamrita? patinka Chaitanya Charitamrita? Yeah? Taip, We call it is Bengali sweets, you know. mes tai vadiname bengališkais saldumynais. Metų čia yra Chaitanya Charitamrita. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said people will learn Bengali just to reach Chaitanya Charitamrita. Bhaktisiddhantas Sarasvati sakė, kad žmonės mokysis bengalų kalbą vien tam, kad galėtų paskaityti Chaitanya Charitamritą. In fact, he said that if all the books in the world go missing, Ir faktiškai jis sakė, kad net jeigu visos knygos pasaulyje dingtų, even Bhagavatam and Bhagavad Gita, net ir Bhagavatam ir Bhagavad Gita, if you have Chaitanya jeigu Charitamrita, mes turėsime Chaitanya you Charitamritą, didn't lose anything. mes neprarasim nieko. Why? Kodėl? Because Nes the essence of Bhagavad Gita and Bhagavatam is in Chaitanya Bhagavad Gitas Charitamrita. ir Bhagavatam esencija yra Chaitanya Charitamritoj. And the good news Ir is, gera naujiena yra, ta-da-da, we have Chaitanya Charitamrita. mes turime Chaitanya In Charitamritą Lithuanian language. lietuvių kalba. How many of you have Chaitanya Charitamrita? Kas iš jūsų turite Chaitanya Charitamritą? Okay. Those who don't, come see me afterwards, Tie, okay? kas neturite, prieikit prie manęs vėliau. Bhaktivinoda Thakur, just 400 years after Lord Chaitanya, he could not find a Chaitanya Charitamrita in Mayapur, in Bengal. He had to go to Orissa, to a village, to find Chaitanya Charitamrita. Bhaktivinoda Thakur keli šimtai metų po Čaitanijos Mahaprabhu apsireiškimo negalėjo rasti Chaitanya Charitamritą Bengalijoje, jam teko keliauti į Orisą tam, kad įsigyti. So, when Chaitanya Mahaprabhu traveled across South India, Tai Chaitanya Mahaprabhu keliavo po pietų Indiją. he encountered many different types of people. Jis susitiko daug įvairių tipų žmonių. And there was an incident with Kala Krishnadas and the Bhattaharis. Buvo nutikimas su Kala Krishnadas ir Bhattahariais. Who know who is Kala Krishnadas? Kas žino, kas yra Kala Krishnadas? Nobody. Niekas nežino. Okay, you all have to buy a book, all right? Taigi jums visiems reikia įsigyti knygą. As a punishment. Tai kaip bausmė. We come to that later. Mes vėliau. Kala Krishnadas is Lord Chaitanya's servant. Kala Krishnadas yra viešpaties Čaitanijos tarnas. He was assisting him, Jisai padėjo jam. but he got bewildered, he got confused. Bet truputį paklydo, nuklydo. Did you ever get confused? Ar kada nors esat, biški pasimetę, sutrikę? Did you ever make mistakes in your life? Kada nors gyvenime darėte klaidas? Not here in Lithuania, Ne, right? tikrai ne Lietuvoje. No. Ne. Come on. Nagi.
You're like better than Scandinavians, better than Russians, Yes, better it- than Swiss, Jūs right? geresni negu skandinavai, negu švedai, negu rusai. Taip. So he got confused, he got bewildered. Taigi jisai pasimetė, biški nuklydo. And he ran away from Lord Chaitanya's Jis service. pabėgo nuo tarnystės Čaitanį Mahaprabhu. But Lord Chaitanya went Bet viešpačiai Čaitanė nuėjo pas jį. and he grabbed him and he got him back. Pasičiupo jį ir ištempė atgal. But when he returned to Puri, Bet kai jis grįžo į Purį, he told everybody, Jisai I don't pasakė- have any further need for this person because this person is not reliable. jisai pasakė visiems, kad man daugiau nebereikia šito asmens, nes tas asmo yra nepatikimas. So this is just the verse after this. Taigi čia yra posmas kaip tik tai po to. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Nityananda Jagadananda Mukunda Damodara Charijane Yukti Tabe Karila Antara. After this, the other devotees, Po viso to visi kiti bhaktai, headed by Nityananda Prabhu, kuriems vadovavo Nityananda Prabhu, Jagadananda, Jagadananda, Mukunda, Mukunda and Damodar, ir Damodar began to consider a certain plan. pradėjo kurti tam tikrą planą. Purport by Srila Prabhupada. Prabhupados komentaras. Even though a person is rejected Net jeigu žmogus yra atstumtas by the Supreme Personality of Godhead, paties aukščiausio Dievo asmens, the devotees of the Lord do not reject him. viešpatės atsidavė, jie neatstumė tokio žmogaus. Therefore, the Lord's devotees are more merciful than the Lord himself. Todėl viešpatės atsidavė yra netgi gailestingesni negu viešpats. Srila Narottam Das Thakur Das sings, Šrila Narotama Das Thakur dainuoja. Chadiya Vaishnava Seva Nistara Paya Chikeba. One cannot be relieved from material clutches Žmogus negali išsivaduoti iš materialių pančių, without engaging in service of pure devotees. neužsiimdamas tarnystę tyriems atsidavusiems. The Lord himself may sometimes be very hard, Viešpats pas gali būti kartais labai kietas, but the devotees are always kind. bet atsidavę visada yra švelnus. Thus, Kala Krishnadas received the mercy of the 4 devotees mentioned above. Todėl Kala Krišnadas gavo 4 atsidavusių paminėtų aukščiau malonę. So they were campaigning and they said, we need to send one person to Navadvip, to Sachimata, to tell her that you came back from your tour of South India. Taigi jie pradėjo tokią kampaniją, reikia pasiūsti žmogų į Navadvipą, kad pasakytų motinai Sačimatai, kad jos sūnus Čaitanį Mahaprabhu grįžo iš Pietų Indijos turo. Who did they want it for that service? Ir ko jie norėjo pasiūsti šitai tarnystei? Who? Ką? Themselves? Patys save norėjo pasiūsti? Mukunda? Jagadananda? Mukunda Jagadananda? No. Ne. Kala Krishnadas. Kala Krišnadas. The one who was just rejected by Lord Chaitanya. Būtent tą, kurį ką tik tai atstumė. They wanted to give him mercy. Jie norėjo suteikti jam They wanted to malonę. give him service. Jie norėjo duoti jam tarnystę. And they sent him to Navadvip. Ir jie pasiuntė jį į Navadvipą. So sometimes when devotees make mistakes, Kartais, kai bhaktai daro klaidas, we're too harsh with them. mes labai grubus su jais. And we rather drive them away Ir mes greičiau juos išvarom, than to help them and to keep them in the association. negu kad padėtumėm ir laikytumėm juos mūsų bendryjoje. One time I was in Govardhan and I was walking with His Grace Burijan Prabhu. Aš kartą buvau Govardane ir ėjau kartu su jo malonė Burijan Prabhu. And he was telling me, Navina, there is something I wanted to tell you for the last 2 years. Ir jisai sako, žinai, Navina, aš turiu to, ką pasakyti jau paskutinius 2 metus. Now, if a teacher tells you that he wanted to tell you something for 2 years, Jeigu jūsų mokytas nori jums pasakyti kažką jau 2 metus, do you start paying attention? ar pradėsite kreipti dėmesį, How long can you keep something in your mind? kiek laiko jūs galite išlaikyti kažką tai savo galvoj? 2 minutes? 2 minutės? Huh? He said, for 2 years I wanted to tell you this. Jisai sako, jau 2 metus aš noriu tau tai pasakyti. He said, right now is the most important time of your life Jisai sako, dabar yra pats svarbiausias metas tavo gyvenime, because you're investing in your foundation. nes tu dabar investuoji savo pagrindus. I was thinking, well, I'm Aš already galvoju- practicing for, a few decades. Aš galvoju, na, aš jau praktikuoju kelias dešimtmečius, But he's one of my mentors. So he's saying, you're investing in your foundation. bet jis yra vienas iš mano mentorių ir jisai sako, tu dabar investuoji į savo pamatus. Whatever you're doing right now is the foundation of whatever you're going to be doing for the rest of your life. So Visa tai, ką this tu- is very important. Tai, ką tu darai dabar, yra iš tikrųjų tavo investicija į visą tai, ką tu darysi savo likusį gyvenimą, dėl to tai yra labai svarbu. Then he said, we should always ask ourselves 3 questions. Ir tada jisai sako, mes visada turime užduoti savo 3 klausimus. Are you ready? Ar pasiruošę? Question number 1, who am I?
Pirmas klausimas, kas aš? And he answered, I'm a servant. Ir jis atsakė, aš esu tarnas. Number 2, Antras klausimas, who occupies the sacred space of my heart? Who is my Ishtadev, my worshipful Lord? kas užima šventąją vietą mano širdyje, kas yra mano ištadėva, mano garbinamas viešpats? Who is in your heart of hearts? Kas yra tavo širdyje? Is it Prabhupada? Ar tai yra Prabhupada? Is it your Diksha Guru? Ar tai yra tavo Diksha Guru? Is it Gornita? Is it Ar tai Radha yra Krishna? Gauranitai, Radha Which one of Krishna? them? Kas iš jų? Huh? And number 3, Ir numeris 3. what is my contribution to this ISKCON movement? Ir koks yra mano indėlis į šį Iskono judėjimą? I thought these were very good questions to ask. Pagalvojau, kad tai yra labai geri klausimai. Just something, for the weekend, something to chew on a Tiesiog little kažkas tai bit. savaitgaliui, in your kažką mind. tai pakramtyti, suvirškinti savo galvoj. So, we're coming here and we're celebrating, Taigi mes susirinkame čia, mes švenčiame, but sometimes we forget why we are here. bet kartais mes pamirštam, kodėl esam čia. We're here because of the mercy, Mes the esam čia compassion of the devotees. dėl atsidavusių gailesčio, malonės. The devotees that extended themselves to us. Atsidavusie, kurie kreipiasi į mus. I remember when I came to the temple for the first time, I was 15 years old. Atsimenu, kai pirmą kartą atėjau į šventyklą, man buvo 15 metų. People gave me books, they gave me prasadam, they gave me japa beads. Yeah, I davė- was a young kid, I didn't have any money. They just Jie gave man me davė everything. knygas, davė prasadą, davė visą kitą. Aš buvau tiesiog jaunas vaikinas, 15 metų. Aš nieko neturėjau. And I was fortunate. I didn't have too many who came and threw some rules in my face and said, don't do this, don't do this, don't do this. Ir man pasisekė, kad nebuvo daug tokių žmonių, kurie ateitų pas mane ir blokštų man į veidą įvairias taisyklės, nedaryk to, nedaryk to. I Nedaryk. started reading and I had many questions. Aš pradėjau skaityti ir turėjau daug klausimų. And there was 3 devotees I could call any time of the day who would answer my Ir questions. buvo 3 bhaktai, kuriems galėjau paskambinti bet kuriuo dienos metu ir užduoti jiems tos klausimus. Atma Tattva, Rajavidya, Gauralila. Atmatatva, Radžavidija ir Gauralila. Any time of the day or night. Bet kuriuo metu, dieną ir naktį. Now if somebody picks up the phone, Ir dabar, you're lucky. Žinot, dabar jeigu kažkas pakels ragelį, tai jums pasisekė. Have you ever tried to call your temple? Kada nors bandėt paskambinti savo šventyklą? Have you ever tried to call your temple? Kada nors bandėt paskambinti savo šventyklą? No? Ne? Yes. Taip. What was the experience? Kokia buvo jūsų patirtis? If nobody answers, you Yeah. got the right number. Jeigu jums niekas neatsiliepia, vadinasi, teisingų numerį And paskambinti. somebody answers and says, "Ha!" Jeigu kas nors pakels ragelį ir And pasakė, then you ei, know, I got the right number. tada jūs žinot, kad neteisingai paskambinau. So they would always answer. Jie visą And, laiką atsako. and they would Ne, answer jie, my questions. ir jie visada atsakydavo, ir jie atsakydavo į mano klausimus. Rohini Sutta Prabhu, my first Sankirtan leader, Rohinis Sutta Prabhu, mano pirmasis Sankirtanos lyderis, he took me out jisai išsivedė mane į lauką. and he bought me my first watch. Jis nupirko man pirmą laikrodį. Because he said, you have to know when is 6:30 so we can pick you up on the corner. Jisai sako, tu turi žinoti, kada jau yra 6:30, So he went to the kad store mes with me and he galėtumėm bought me a watch. paimti tave, kaip sako, iš tos vietos. On Taigi, my first day, I distributed 5 books. tą pirmą dieną išplatinau 5 knygas. One lady took 3 books Viena moteris paėmė 3 and knygas, 2 people bought 1 book. ir 2 žmonės paėmė po vieną And I knygą. thought, Ir wow, aš galvoju, wow. wow, Oh. this works. This is amazing. Veikia, nuostabu. So he asked me, Ir jis paklausė manęs, why didn't you, did you show her the set, this lady who took 3 books? o kad tu parodėjai jiems rinkinį, šitą moteris nusipirko 3 knygas. And I said, no. Aš sakau, ne. He said, why? He said, I didn't Kodėl? have a set. Aš neturėjau rinkinio. He said, okay, tomorrow you go Sako- back to the same lady and you show her the set. Ir jisai sako, gerai, rytoj paimsi visą rinkinį ir tada parodysi tai pačiai moteriai. So the next day, Kitą dieną I went to the same place. aš nuėjau tą pačią vietą. Sorry for waking you up. Atsiprašau, kad jūs pažadinu. Post breakfast coma. Čia po pusrytinė koma. And I said, hi. Ir aš pasakiau, hei. And she said, hi. Ir jis sako, ei. I said, you remember me? Aš sakau, atsimenat mane? She said, yeah, you're the guy Jo. from yesterday. Ja, tu tasai vaikinas iš I said, vakar. yeah, but yesterday Taip, aš vakar. I wanted to show you something, but I didn't have it. Aš vakar norėjau jums kažką parodyti, bet neturėjau su savimi. But today I have it. Bet šiandieną turiu. Can I show you? Galiu jums parodyti. And she said, yeah. Ir jis sako, taip. So I Tai went in, put it aš on the kitchen ėjau, table, Padėjau ant virtuvės stalo. and she said, okay, I take it. Ir jis sako, gerai, aš imu. And she put a few big bills on the table. Padėjo kelis didelis banknotus ant stalo. And I realized Ir aš a supratau very important lesson. labai svarbią pamoką. If you have faith in the instructions of your mentors, of your guides, Jeigu jūs you will turite be successful. tikėjimą savo mentoriais, savo vadovais, jums pasiseks. So, sometimes we lack context. Kartais mums trūksta konteksto. You know context? Žinote kontekstą. Have you ever seen your eyelid?
Esat matę kada nors savo akies vyzdį. I'm not talking eyelashes, I'm talking eyelid. Aš nekalbu apie akių linzes, aš kalbu apie Why akių can't you vyzdį. see your eyelid? Kodėl negalite matyti savo akies vyzdžio? Eyelid, voką. Boca. Why? Kodėl? Because it's too close to you. Nes per daug arti jūsų. So that's why you can't see it. Ir todėl jūs negalite pamatyti. If you wouldn't have an eyelid, you'd be in trouble. Jeigu neturėtume tokių vokų, būtumėt problemai. So in a similar way, Panašiai. we're all here chanting Hare Mes Krishna, visi čia dancing and taking kartojam prasadam. Hare Krishna, šokam, valgom prasadą. But sometimes we lack Bet context kartais mums trūksta konteksto, because we live in a bubble. kadangi mes gyvename burbulį. It's called Planet Hare Krishna. Jis vadinasi Hare Krishna planeta. Have you heard of Planet Hare Krishna? Esate girdėję apie Hare Krishna planetą? It's Taip, a nice planet, tai but yra puikia sometimes planeta, bet kartais you lose a little touch with what's going on. prarandate out there. sąlytę su tuo, kas vyksta aplinkui. So Srila Prabhupada, Ir Prabhupada he wanted that we actually venture out of Right. our comfort zone norėjo, kad mes išeitumėm iš savo komforto zonos and show a little bit of compassion for other living ir entities. parodytume truputį gailestingumą kitoms gyvom būtybėms. In the mood of Prahlad Maharaj, Prahlado Maharadžo nuotaika. Naivo dvije paraduratya yavaitaranyas tadvirya gayana mahamrita magna chitta shocheta tovi mukacheta sa indriyartam maya sukhayam baramudvahato vimudhan. You know that one, right? Not so much. The next one. Prayena deva munayaksva vimukti kama maunam charanti vijanena parartanishtan naitan vihaya kripanan vivumuksha eko nanyam tvadasya sharanam brahmato nupashye. You can translate that one. It includes both of them. Same meaning. Go ahead. Actually, Prabhu, there are people who don't understand Lithuanian. Pardon me? Some people don't understand Lithuanian, so you Some still- people speak only English. English, Russian. So Okay, but there's Russian, they get translation over But there. they translate from English, not from Lithuanian. Oh, okay. I get it. I get it. All right. Thank you for reminding me. It helps, to have a translator who's mindful. So, Prahlad Maharaj is Taigi, saying Prahlada Maharadžas sako, that for me, there is no problem. aš neturiu jokių problemų pats. But when I see the people Bet kai matau žmonės, who are working so hard for Kurie- Maya Sukha, for this temporary kind of arrangement, kurie taip sunkiai dirba dėl šitų visų laikinų parėdimų, then I feel pain in my heart. aš jaučiu skausmą širdį. And I'm making plans how I can help them. Ir aš kuriu planus, kaip padėti jiems. And the second one, Ir kitas posmas. don't go to the forests and mountains and caves and Himalayas, Neikite miškus, kalnus, Himalajus, but go to the big cities bet eikite į didelius miestus, where the people are kur žmonės yra. and share Ir the message of Krishna consciousness with dalinkite them. su jais Krishna sąmonės žinia. So this is Prahlad Maharaj. Tai yra Prahlada Maharadžas. He's one of the Mahajans. Jis vienas iš Mahadžanų. Another Mahajan once said that if you feel pain, Ir kitas, jisai sako, jeigu jūs jaučiate skausmą, you are alive. jūs esat gyvas. If you feel someone else's pain, Jeigu jaučiate kitą skausmą, then you're human. tada jūs žmogus. Who was that Mahajan? Kas šis Mahadžana? Leo Tolstoy. Levas Yes. Tolstojas. You heard of Tolstoy? Girdėjote apie Levą Tolstojų. Some good books, some good stuff. Geros knygos. But the Vaishnava version is if you feel someone else's pain, you do something to help them. Bet Vaišnavo versija yra tokia, kad jeigu tu jauti kitą skausmą, tai daryk kažką, padėk jam. Sometimes we can Kartais. become a little comfortable and think, hey, I'm fine. I got my guru. I got my Thakur. I'm good. Mes galime galvoti, kad, man viskas gerai, aš turiu savo gurų, aš turiu savo takurą, man viskas Did you tvarkoja. ever feel like that? Kada nors taip jautėtės? No. Ne? Sure. Yeah. Taip. Right? It's a normal, I'm okay. I figured it Taigi, out. tai yra normalu, man viskas gerai, I'm blessed. aš palaimintas, We're the chosen people. mes esame išrinktieji žmonės. Every country I go, Kiekviena At šalis, some kur nukeliauju point- kažkurio metu, there's some person who tucks me by the shirt and says, visą laiką atsiranda kažkoks žmogus, kuris patempia mane už marškinių ir sako, do you know that this is God's country? ar tu žinai, kad čia yra Dievo Do you know that we kraštas? are the chosen people? Ar tu žinai, kad mes esame išrinktieji žmonės? And I say, yeah, Ir sako, taip, I knew it. aš žinau, But I was just waiting for you to tell me that. bet aš tiesiog laukiu, kol tu man tai pasakysi. It's interesting. Wherever you go in the Tai įdomu, world, kur jūs be same nukeliautumėte pasaulyje, phenomena. tas pats reiškinys. Srila Prabhupada said, Prabhupada sakė, I'm always absorbed in the mood of Prahlad Maharaj. aš visą laiką esu pasinėręs į Prahlado nuotaiką. How to help these people, Kaip padėti how to šitiems save them. žmonėms, kaip išgelbėti juos.
That's what kept him up at night. Ir tai, kas laikė jį, neleido jam miegoti naktį. Every night Prabhupada would get up at midnight, Kiekvieną naktį, vidurnaktį and Prabhupada for 2-3 hours keldavosi he would translate. ir 2-3 valandas jis versdavo. And he wrote 80 Ir books. parašė 80 knygų. And now they're available Ir dabar jos visos yra in pasiekiamos. Lithuanian right here. Lietuvių kalba štai čia. So the first book of Prabhupada that I got Pirmoji Prabhupados knyga, kurią aš gavau, was in my international boarding school in the Swiss Alps. tai buvo Is there any Šveicarijos chance of Alpėse getting a tarptautinė bottle of mokykla. water or some Ar of that yra liquid? vandens There's some back atsigerti? there behind Prabhupada. Gal yra Thank you. vandens? So, and I read first canto Bhagavatam, first volume, a lot of big words, a lot of big concepts. Taigi I'm aš 15 years old. Taigi man buvo 15 metų, aš perskaičiau pirmą Bhagavatam tomą, pirmą dalį. But I was really excited. Ten buvo tiek daug žodžių, bet aš tikrai buvau labai nudžiugęs. Thank you. How can you not get excited when you Kaip- see a book like this? Have you ever seen a book like this? Esat kada nors matę tokią knygą? Kaip jūs negalite nudžiugti pamatęs tokią knygą? Isn't that an unusual cover? Ar kad tai nėra neįprastas viršelis? Duhovny Mir, spiritual world, Dvasinis pasaulis, Krishna and Radharani, Krishna, Radharani, Mahavishnu, Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Kshirodakashayi Vishnu. Vishnu. I mean, that's an amazing cover, Iš isn't it? tikrųjų, tai yra nuostabus viršelis, ar ne taip? Do you like it? Patinka jums? 3 people said yes. 3 žmonės pasakė, kad taip. Hey, it's a good crowd. It's a good Čia, group. jo, čia gera auditorija. I mean, this blows your mind, right? Taigi iš tikrųjų tai išsprogdina. You jūsų never protą. seen a cover O, like this. Jūs niekada nematėte tokio viršelio. Not even as a hippie taking Net- psychedelics, right? net This is ir like būdami- out of this world. Net ir hipiai, jeigu vartojat psichodelinius vaistus, ne, čia yra ne iš šito pasaulio. So I decided Ir aš nusprendžiau, I wanted to get my own set kad aš norėjau įsigyti savo rinkinį. because I started reading first canto. Nes aš pradėjau skaityti pirmą giesmę. And so I asked the devotees to bring me a set of Prabhupada's books. Ir aš paprašiau, kad atsidavot, man atneštų visą rinkinį Prabhupados knygų. And they did. Ir jie tai padarė. So I didn't know, okay, I should give something, but what do you give? You know, Aš- like they bring you this many books. Aš nežinau, ką reikia duoti, jie man atnešė tiek daug knygų, nežinau, kiek reikia duoti. So I gave the devotee all the money that I had. Aš atidaviau baktams visus pinigus, kuriuos turėjau. That was 1984. Čia buvo 84 metai. I gave him 500 Swiss francs. Jiems atidaviau 500 šveicariškų It's like frankų. 500 euros. Čia kaip 500 eurų. Now it's about 1,000 with inflation. Dabar jau dėl infliacijos 1000 eurų būtų. And I was not sure if it would be enough. Ir aš nebuvau tikras, kad užteks. Because books like this Nes tokios knygos, in a bookstore, knygų really parduotuvėje expensive. buvo labai brangios. So the devotee, he brought me second-hand books Ir atsidavę man atnešė jau naudotas knygas. because he thought, oh, he's a school kid, you know, he Yeah, doesn't but- have any money. Let me bring books from the library. So, Jie- you know. Jie pagalvojo, He can kad, read. o, šičia yra jaunas vaikinukas, jis tikrai neuždirbo pinigų, tai aš atnešiu jam knygų iš But he bibliotekos. didn't know that I was working 3 jobs besides school. Bet jie nežino, kad be mokyklos aš dirbau dar 3 darbuose. I was distributing newspapers in my neighborhood. Aš savo kaimynėse platinau laikraščius. On the weekend, I was a flower delivery boy for some flower store. Savaitgaliais aš vežiodavau gėlės. And once a month, I worked in recycling with my friend's dad, who worked in a factory. So we recycled aluminum. Taigi, o kartą per mėnesį aš dirbdavau su savo draugu, savo tėvo gamykloje, ten, kur mes reciklindavome aliuminį. So all the money I had saved up over maybe 2 years, all the money that I owned, Taigi, visi pinigai, kuriuos aš sutaupiau per savo paskutinius 9 metus, tai ką I aš, gave it to the devotee. aš atidaviau baktams. And he was very happy. Ir šis baktas buvo labai patenkintas. And I also was very happy. Ir aš taip pat buvau labai I was a little patenkintas. bit sad because I got second-hand books. I got old books. Truputį nusiminiau, kad gavau naudotas knygas. But those senas were the knygas. days when you did not argue with senior devotees. Bet tai you know. nebuvo tie laikai, kai žmonės ginčydavosi su vyresniais You baktais. just accept it. Jūs tiesiog priima tai. Now, fast forward 42 years. Taigi, prasukame į priekį, 40 metų. I have 3 grown-up children. Aš turiu 3 užaugusius vaikus. I built a few things. I planted a few trees. I went to a few places. Aš pastačiau kelis dalykus, pasodinau kelis medžius, nuvykau į kelias vietas. I can guarantee you, Aš galiu jums garantuoti. this is the best investment I've made in my entire Tai yra life. geriausia investicija, kurią aš padariau per visą savo gyvenimą. So,
Nigamakalpataror galitam phalam shukamukadravesam yutam patpipata bhagavatam rasmalayam muhurmuho bhuvibhavuka. This nectar that is coming through the Tai yra Bhagavatam šitas nektaras, kuris pasiekia mus per Bhagavatam. is even sweeter because it has been touched by the beak of Shuka, Jis the netgi parrot. dar skanesnis dėl to, kad jį palėtė šuka, papūgos lūpos. Sometimes people say, no, I want to go directly to God. I don't want to deal with all these translators and all these intermediate teachers. Kartais žmonės sako, kad ne, aš noriu tiesiai kreiptis į Dievą, aš nenoriu per tuos visus vertėjus, per tuos tarpininkus, mokytojus. Directo, right? I want to go Jo, direct. Aš noriu tiesiogiai. You ever have people like that? Sutikot kada nors tokių žmonių? Cut out all the middlemen, right? Jie And go nori straight to God. Jie nori patraukti visus žmonės per vidurį ir eiti tiesiai pas Dievą. But they don't realize that jie the nesuvokia. more removed you are from God, the more nectar you get from all the teachers. Taigi, ir jie The more nesuvokia to dalyko, realization, kad the more blessings. kuo toliau jūs esate labiau nutolęs nuo Dievo per visus šitos tarpe esančius žmonės, tuo daugiau nektaro jūs patiriate iš visų tų tarpe esančių žmonių, mokytojų. So there's so much nectar in Srila Prabhupada's books. Ir Prabhupados knygose tiek daug nektaro. Last time we asked you if you knew Vasudev Datta, Paskutinį kartą mes klausėme jūs, ar žinote Vasudevą Dattą. and hardly anybody had Ir heard the name. vargiai kas iš jūsų girdėjo šitą vardą. There's another devotee, Shuklambar Das Brahmacharya. Yra kitas atsidavęs Šuklambaradas He was Brahmacharya. a simple beggar. Buvo paprastas He elgeta. just went around Jis tiesiog begging. vaikščiodavo aplinkui, prašydamas And išmaldos. people would give him Ir žmonės duodavo jam the cheapest food, patį pigiausią maistą. broken rice, Suskaldytus ryžius. bottom of the barrel. Tai yra iš Indo, iš saugyklos apačios dugno. So he had a little satchel, a little cloth bag. Taigi jisai turėjo tokį medžiaginį maišelį. When Lord Chaitanya saw him, Kai viešpačiai ten pamatė jį, he said, Shuklambar, come over sako, here. Šuklambara, prieik čia. What do you got there? Ką ten turi? And he put his hand Ir jis into įkišo the bag savo and he ranką į took out maišelį ir ištraukė a handful of that broken raw rice. saują šitų skaldytų žalių ryžių. And he ate it. Ir suvalgė. And he said, this is nectar. Ir jis pasakė, čia This nektaras. is amazing. Čia nuostabu. I never eaten something so good as this. Niekada nevalgiau gyvenime. And he taip put in skaniai. his hand again. He took out another handful and he ate it. Ir vėl įkišo ranką į maišelį ir vėl ištraukė ir suvalgė. He ate everything. Jis suvalgė viską. Why? Kodėl? Because he tasted the love, Nes jisai ragavo the meilę, devotion, the atsidavimą, sincerity of Shuklambar. Šuklambaros nuoširdumą. Now, so many people are trying to make offerings, Dabar tiek daug žmonių jie stengiasi kažką pasiūlyti. but the Lord is not that impressed. Bet viešpačiai nedaro įspūdžio. Shuklambar did not offer it. Šuklambara net nesiūlė. Mahaprabhu was so attracted by his love that he grabbed it, he stole it from him. Mahaprabhu jisai taip jautė tokį potraukį jo meilę, kad jisai pačiupo, atėmė iš jo, pavogė. That is prema. Ir tai yra prema. That is what we're looking for. Tai yra tai, ko mes ieškom. Huh? Do you know Sridhar? Ar žino Šridharą? You heard of Sridhar? Girdėjote apie Šridharą? Who knows Sridhar? Kas žino Šridharą? You want to hear about Sridhar? Norit paklausyti apie Šridharą? When Chaitanya Mahaprabhu manifested his form as God, he sat on the throne of Vishnu for 21 hours. Kai viešpačiai Tanijas apreiškė savo Višnų pavidalą ir sėdėjo ant sosto 21 valandą, And he called all the devotees to Yes, give sir. them blessings. sukvietė visus baktus duoti jiems palaiminimus. And then Tada he said, jis pasakė, where's Sridhar? Call kur Sridhar. Šridharą, pakvieskit Šridharą. People didn't know who is Žmonės Sridhar, where's nežino, kas Sridhar. ta Šridhara, kur jis yra. Because Sridhar was not it was not a VIP, was not a rock star, not a very well-known person. Kadangi Šridhara nebuvo VIP, roko žvaigždė arba labai gerai žinoma asmenybė. Sridhar, he had a little patch where he grew banana trees. Šridharas, jisai turėjo nedidelį žemės plotelį, kur augino bananus. And he would sell bananas Jis parduodavo bananus, and banana leaves and ir banana flower and banana banano trunk and root. lapus, bananų žiedus ir bananų stiebus, kamieną. People knew him as Kolavecha. Žmonės žino jį kaip kolavečia. You know what Kolavecha means? Žinot, ką reiškia kolavečia? The banana guy. Bananų žmogus. You know, you have the Pardavėjas. coconut guy, you have the banana guy. Jūs turite the kokosų guy with the pardavėjus, flower bananų garlands. pardavėjus, žmonės, kurie daro So he was gerlendas. the banana guy. Taigi, jisai buvo bananų People žmogus. didn't know that his name was Sridhar. Žmonės net nežino, kad jo vardas Šridhara. So they called him. Jis pakvietė jį. They went, he was on the outskirt of the village in a little bamboo hut with a grass roof. Taigi, jisai gyveno už kaimo ribų, mažyčiai trobeliai su šiaudiniu stogeliu. And Sridhar came. Ir Šridhara atėjo. And Mahaprabhu said, Sridhar, Mahaprabhu pasakė, Šridhara, ask for a blessing. prašyk palaiminimo.
And Sridhar said, blessing? Šridhar sako, palaiminimu. I don't need anything. Man I'm good." nereikia nieko, man gerai. He said, Sridhar, Šridhar, look at you. pažiūrėk į You're save. poor. Tu esi vargšas, You don't have any food. tu neturi maisto. There is more hole in your Ir clothes tavo drabužiuose daugiau than there skylių is cloth. negu drabužio. Sridhar said, Šridhar pasakė, I have bananas. aš turiu bananus, I'm fine. man gerai. Huh? Sridhar was so poor that the only utensil he had was a broken iron pot that had holes in it. Šridhar, tai jisai buvo toks skurdus, kad turėjo vienintelį metalinį puodą ir tame puode buvo taip pat skylės. Sridhar was so poor that when the thieves were walking past his house, they would look in the other direction. Šridhar buvo toks skurdus, kad net vagis, kai eidavo pro šalį, jie žiūrėdavo į kitą pusę nuo Šridharo Because it namo. pained them so much to look at Sridhar's poverty. So they just avoided. They just Kadangi jiems netgi skaudėdavo, kai jie eidavo pro Šridharos namus, jie nusisukdavo nuo tų namų. Mahaprabhu said, I can give you wealth more than what Indra has, more than the inhabitants of heavenly planet. Mahaprabhu sako, aš galiu tau duoti turtus didesnius negu Indras, didesnius negu visi rojus gyventojai. Sridhar said, I'm fine. I got bananas. Don't worry. Šridharas sako, kad ne, man viskas gerai, aš turiu bananų. He said, Sridhar, I can give you mukti. I can give you Jis liberation. sako, Šridhar, aš galiu tau duoti muktį, aš galiu tave išlaisvinti. Liberation from suffering. Išlaisvinti iš kančių. Liberation from the mature world. Išlaisvinti iš materialaus pasaulio. Sridhar said, why are you so emotional? Ir Šridhar sako, Calm down. kodėl tu toks emocingas, nusiramink. Mahaprabhu said, I can give you yogic cities. Mahaprabhu sako, aš tau galiu suteikti jogos tobulybės. You know what yoga cities are? Žinot, ką reiškia jogos tobulybės? Anima, lagima, prapti, kamavasaita. I'm not even going to tell you. Aš net nesakysiu, Otherwise you get wrong ideas. nes gausite neteisingų idėjų. You can read people's minds. You can influence people to do things. You can bring things from faraway places. You can be in somebody else's body. Pretty amazing stuff. Taigi labai tokie įdomus dalykai. Galite skaityti kitą mintis, galite priversti kitą daryti kažką tai kitą, galite būti kito žmogaus kūne, tiek daug įdomių dalykų. Sridhar said, that's just a disturbance. Ir Šridhar sako, kad čia visa tai yra trikdžiai. Mahaprabhu said, Sridhar, Mahaprabhu sako, ask Šridhar, for a blessing. prašyk palaiminimo. Not for you, for me. It will make me happy. Ne dėl savęs, dėl manęs, nes mane tai padarys laimingu. Sridhar said, oh, Šridhar sako, o, it will make you happy. tai padarys tave laimingu. Okay, Gerai. I will ask for one thing. Aš paprašysiu vieno dalyko. Now, before I tell you what that one thing Ir is, prieš pasakant man, kas tas vienas you have to know dalykas, that Nimai Pandit, every day he would go to Sridhar's house turite žinoti, kad Nimai Pandita kiekvieną dieną eidavo iš Šridharos namus. and he would argue and fight with him Ir over the price of ginčydavosi, bananas. grumdavosi su Šridhara dėl bananų kainos. Now, you have to know Sridhar was very honest. Ir žinote, Šridhara buvo labai nuoširdus. He sold his bananas for the least possible price because he did not want to give pain to his customers. Šridhara jisai parduodavo bananus pačiai įmanomai žemiausią kainą, nes nenorėjo skaudinti savo klientų. And with that little profit that he made, half of it he used to worship Mother Ganga. Ir tą nedidelį And pelną, with the kurį jisai rest he would gaudavo, somehow live. pusę jisai naudodavo garbinti Gangą, o kitą pusę panaudodavo savo Every day pragyvenimui. for 1 or 2 hours, Nimai Pandit, Lord Chaitanya, would go there and he would have these love fights with Taigi, Sridhar. kiekvieną dieną, valandą ir pusantros valandos Nimai eidavo pas Šridharą ir grumdavosi, ginčydavosi su juo dėl He would kainų. say, Sridhar, Dėl savo malonumo. your bananas are no good. Jis atsakydavo, Šridharai, tavo bananai nėra geri. I give you half price. Aš tau duosiu pusę kainos. And Sridhar would say, look, Šridharas sakydavo, na if pažiūrėk. you don't like it, Jeigu you tau go somewhere nepatinka, else and eik buy kažkur from kitur somebody else. ir Okay? nusipirk iš kažkieno kito. Don't Gerai, waste my time. negaišk mano laiko. Mahaprabhu said, no, I know a good supplier. I don't give up a good supplier, but your price is too high. Mahaprabhu sako, ne, žinau, kad esi geras tiekėjas, aš nenoriu palikti gero tiekėjo, bet žinau, kad tavo kaina per didelė. Today I'm not paying you anything. Šiandien tau nieko And he grabbed nemokėsiu. a bunch of bananas and he ran away. Ir pasičiupdavo saują bananų ir bėgdavo šalin. And Sridhar went, ah, Ir Šridhara šaukdavo, you're a Brahmin. tu brahmanas, You're supposed to be truthful and honest. tu turėtum būti teisingas, garbingas. How can you steal? Kaip tu gali vogti? This is impossible. Tai neįmanoma. So would you want to know what Sridhar? And then one time, Mahaprabhu, when they were fighting, he said, Sridhar, very soon I will expose you to the world that you are the most wealthy person in the whole universe. Ir vieną dieną Nimai ginčydamasi su Šridharu jis pasakė jam, kad vieną dieną Šridhara aš
parodysiu tave, išryškinsiu tave visam pasauliu, parodysiu jiems, kad tu esi pats turtingiausias žmogus visatoje. You're just a pretender. Tu tiesiog apsimetėlis. You're just making a big show Tu of being a tiesiog poor man. darai didelį šou, kad esi So people have skurdžius, compassion, they have kad mercy. žmonės gailėtųsi tavęs. Very soon, I Labai will greitai expose you. I aš will show the whole world išryškinsiu how tave, wealthy parodysiu you visam really are. pasauliui, koks tu turtingas. And she doesn't me, Ir poor. Šridhara sako, mane, vargšą, Look at me, pažiūrėk į mane. wealthy. I Ar got aš nothing. turtingas, aš nieko neturiu. Do you want to know what Sridhar asked for? Ir žinot, ko Šridhara paprašė? Anybody? Kas nors žinote? No, you don't want to know, right? Ne, jūs nenorit sužinoti tai. You already know. Jūs jau žinot. Now, if I'm going to tell you, Jeigu pasakysiu jums, then you're going to cross that line. Tada It's jūs like the Viraja River. You know, once you cross that line, you can't come back. jūs pereisit per šitą ribą. Žinot, kai perinat per Viradžios upę, jūs nebegalite grįžti atgal. Do you want to know what Sridhar asked for? Nori sužinoti, ką Šridhara paprašė? All right, Na, okay, I'm going to tell gerai, you. pasakysiu jums. Fine, I know it's not California. Galiausiai It's žinau, kad čia ne Lithuania, you're all Kalifornija, cool, kad right? Lietuva, It's a little kad cool jūs here. visi čia All ramus right, keep labai. it cool. Taigi būkit ramus. Sridhar said, Šridhara pasakė, my dear Lord, mano brangus viešpatie, wherever you appear, kur tu be in whichever apsireikštum, universe, kokiai visatoje, in whichever time and form, bet kokiu laiku, bet kokiu pavydalu, I want to be there. aš noriu būti ten. And I want to Aš noriu give you bananas and banana leaves and duoti banana tau flour and banana root. bananų žieves, bananų lapus. I want you to fight with me, Aš noriu, kad tu su manim grumtumės. and I want you to steal from me. Ir aš noriu, kad tu iš manęs voktum. And Nimai Pandit in great ecstasy said, Tatastu! Ir Nimai Panditas su didelė ekstazė pasakė, tebūnie taip. Which means Tai reiškia, you got the job. tu turi darbą. It's yours. Tai tavo. So, in Taigi, case ir jeigu ką, you wondered about your Siddha Deha, jeigu jūs kada nors galvojate apie savo sidadėhą, your eternal form, apie savo amžiną pavydalą, and you may think, oh, Yes. I want to be the banana guy. ir galite galvoti, o aš norėčiau būti tas bananų I'm sorry žmogus, to inform you, atsiprašau, bet pranešiu jums, you can't be the banana guy. jūs nebegalite būti bananų žmogus. That job is already taken. Šitą darbą jau paėmė. But you can be an assistant Bet jūs of galite Sridhar. asistuoti Šridharai. Okay? Gerai? Now, if you wouldn't have heard about Sridhar, Ir jeigu negirdėjote apie Šridharą, half of your life is wasted. pusė jūsų gyvenimo sugaišta. Now, Krishnadas Kaviraj Goswami has given us all these stories and all these teachings. Krišnadas Kaviraj Gosvamis pateikė mums visas šitas istorijas, visą šitą mokymą. But unfortunately, But- we're educated in the University of YouTube. Nesėkmiai mes gavom išsilavinimą YouTube universitete. We're clicking on things, Mes spaudinėjame ant visokių dalykų. we're watching things, Mes žiūrime visus tos but we're never dalykus. really fully there. Bet mes nesame visame tame. We want transformation. Mes norime transformacijos. Nowadays, there's so much information, so much data, so much propaganda, Ir šiais laikais yra tiek daug informacijos, tiek duomenų, tiek propagandos. but very little Bet transformation. labai mažai pokyčių. So, how do we get Ir kaip transformation? mes gauname tą pokytį? By reading Prabhupada's books and Skaitydami- by applying them in our lives. Prabhupados knygas ir taikydami jas savo gyvenime. Then we will get context Tada mes gausime kontekstą, of what is our tradition kokia yra mūsų tradicija and what are we trying to do here. ir ką mes čia bandome daryti. I have a friend, Aš turiu draugą, Narayan Pandit. He's from Croatia. He was living in Shanghai, China, Narayana Pandita iš Kroatijos ir jis gyvena Kinijoje, Šanchajui. and he was distributing books in Shanghai Central Station, biggest train station in the world. Taigi jis įplatino knygas Šanchajaus geležinkelio stotyje, tai yra didžiausia geležinkelio stotis Millions pasaulyje. of people going through that train station Ten- every day. Pro šią stotį praeina milijonai žmonių kiekvieną dieną. And there is police, there is secret service, Ir ten yra there is policija, army. slaptoji tarnyba, yra There's armija, guards. yra sargybiniai, apsauga. He gets arrested countless times Ir daugybę kartų jis suimdavo. because it's China, it's illegal. Kadangi tai yra Kinija, ten nelegalu. So they take him to the office Taigi jie nusiveda jį į ofisą and they ask him, ir jo klausia, what are you doing? ką tu darai? He said, I have Chinese wife, I have Jisai child, sako, I have to "Aš make money. Aš turiu kinietę žmoną, turiu kinietį vaiką, Say, man where'd you got reikia the uždirbti books? pinigų. Iš kur tu gavai knygas? Said, I bought them on the market. Aš nusipirkau turguje. I have to go sell, I have to go make money. I have child, I have man reik- Chinese wife. Man reikia uždirbti pinigų, aš einu ir pardavinėju tas knygas. They say, okay, go, but don't, Na come, gerai, don't eik. come back here, Bet daugiau okay? nebegrįž, gerai? One man asked him, Ir vienas žmogus paklausė jo, what are you doing here? ką tu čia darai? He said, you know, China had such a great spiritual culture. Jis sako, žinot, Kinija turėjo tokią didelę dvasinę And now kultūrą. everybody is just crazy for money O and dabar it's so visi corrupt and no more Išprotėjo values. dėl pinigų ir dabar jie visi tokie korumpuoti ir nebeturi jokių So the man vertybių. said, so how do Taigi, you want to change that? tas vyras paklausė, o kaip tu norėtum tai pakeisti?
Narayan Pandit said, I want to put a set of these books in every university of China. Ir Narayana Panditas pasakė, aš norėčiau šitas knygas įdėti į kiekvieno Kinijos universiteto The man said, biblioteką. okay, can I see one of these books? Ir tada vyras paklausė, galėčiau So he pamatyti started tas looking knygas, jis through the pradėjo books. vartyti šitas knygas And he said, ir jis pasakė, well, how much is it? kiek kainuoja. And Narayan Pandit said, Narayana Pandita the pasakė, set is only $500. visas rinkinys tik tai $500. So he handed him Tai jis perdavė jam a bag maišą, krepšį, with counting. He said, I'll sponsor 100 sets. jisai sako, aš sponsoriuoju 100 rinkinių. So he gave him a bag with $50,000. Taigi jis davė jam krepšį su $50,000. Boom, right there, first Čia iš meeting in the karto train station. pirmą akimirką traukinių stoty. He said, I'll sponsor 100 sets for 100 Jisai universities. sako, aš sponsoriuoju 100 rinkinių, 100 universitetų. So Narayan Pandit, he sent out 100 sets. Narayana Pandita išsiuntė 100 rinkinių. And then he gave this man the pictures, the testimonies, and the shipping receipts. Taigi ir tada Narayana Pandita perdavė šitam žmogui nuotraukas, paveikslėlius. Tai yra Pictures with nuotraukas all ir these librarians tai yra and all these professors with the nuotraukas su books. tom bibliotekom, su tais visais And all these profesoriais ir reviews. These are the knygomis. best books on Yeah. Asian culture and philosophy we ever had. Ir visomis šitomis apžvalgomis, kad čia yra senovinė vedė filosofija pati geriausia, kokia gali būti. And the man was so inspired Ir tas vyras taip įsikvėpė by his accountability, tuo, kad jis atsiskaito, by his transparency, kad jis yra skaidrus and by his sincerity ir kad jis nuoširdus. that he said, I'll sponsor another 100 sets for Hong Jisai Kong, sako, aš dabar sponsoriuoju 100 rinkinių another 100 for Honkongui. Taiwan. Taigi ir dar vienas 100 rinkinių He Taivanui. sponsored 800 sets. Jisai sponsoriavo 800 rinkinių. 800 rinkinių. He paid him $400,000. Jisai užmokė $400,000. Why? Kodėl? Because the devotee had taste and Nes faith. tas baktas jis turėjo skonį ir tikėjimą. There's no lack of resources. Nėra resursų trūkumo. Have you seen the cars out there? Esat matę automobilius, matėt automobilius Have you tenai. seen the dresses, Matėt drabužius, the jewelry, the phones? tuos the pošalus, watches. laikrodžius, telefonus. Now, this is a cheap phone. Čia yra pigus telefonas. Because my Kada? last phone died when I was in Honduras. Mano žmonos telefonas nusprogo, kai buvau Hondūre. Somebody had given me a fancy phone. Kažkas davė man prabangų But in telefoną. Honduras, I gave a university program, and when I looked at the phone, it had these green lines on the front screen, and I knew, this is bad news. Taigi aš kai buvau Screen of death, right? Taigi aš Game buvau over. Hondūre ir skaičiau paskaitą ir aš pasižiūrėjau savo telefoną ir ten buvo žalios linijos. Aš supratau, kad telefonas numirė. And believe it or not, I don't carry computer, I don't carry laptop or patik- iPad or anything. Patikėkit, aš Everything is on neturiu my phone. nei kompiuterį, nei laptopą, nei planšetės, viskas pas mane telefone. But for 4 countries, Bet 4 šalis pravažiavo. Honduras, El Honduras, Salvador, El Salvadoras, Guatemala, Gvatemala and Mexico, I ir didn't have a Meksika. phone, Aš neturėjau telefono, but I'm still alive. bet vis dar gyvas. Can you imagine? Įsivaizduojat? Can you imagine? Galite įsivaizduoti. I mean, sometimes the kids ask you, like, Kartais I tell them, Vaikai I'm from klausia. before the web. aš esu iš tų laikų, kai dar nebuvo webo, And the interneto. person who wrote these books, he's Yeah. from before cell phones, Ir šitas žmogus, kuris parašė tas knygas, jis dar iš tų laikų, kai nebuvo telefonų. And the kids go, wow, Ir vaikai jie, wow, how did people live back then, kaip žmonės tada gyveno. right? Like you ask a kid something, they Kaip jūs- they take out their phone, right? And Vaikų they ask paklausėt Siri, right? kartais They ir look jie up the answer. Paklausėt vaikų kažko ir jie iš karto žiūri į savo telefoną, į Siri. But then in Mexico, Bet tada Meksikoje somebody gave me a cheap phone. kažkas davė man pigų telefoną. It's an Android, Čia Androidas. $150. $150. Now the set that costs $500 in China, Taigi telefonas, kuris kainuoja $500 Kinijoje. No, the whole- Ai, the rinkinys whole set. 500. Jo, visas rinkinys. in Chinese it's $500. Tai yra Kinijai tai kainuoja $500. Very nice, very fancy books, very high class. Prabangios, labai geros klasės knygos. The English set is Yeah. $250. Ir angliškas rinkinys kainuoja $250. And the Lithuanian set O lietuviškas rinkinys kainuoja is half of that. dar pusę viso to. 131 euros. 131 euras. 19 books. 19 knygų. It's unbelievably cheap. Tai yra neįtikėtinai pigu. Now, it may look a little intimidating. Ir gali truputį jūs gundyti.
You may think, wow, 19 books. Jūs galite galvoti, o, 19 knygų. That's a lot of words. Čia daug žodžių. Yeah, Taip, it's called education. tai vadinama išsilavinimas. But actually, Bet it's iš just tikrųjų, one book in 19 Tai yra volumes. tiesiog viena knyga 19 tomų. You know, if you read one verse a day, Jeigu žinot, jeigu paskaitysit vieną posmą per dieną, by the way, can you read one verse a day? Is it possible? tarp kitko, ar įmanoma perskaityti jums vieną posmą per dieną? It's Taip, possible, right? įmanoma. We just did it. We just read one verse. Taigi mes ką tik padarėm, tai perskaitėm vieną posmą. You can read Bhagavad Gita in 2 years. Jūs galite perskaityti Bhagavad Gita per 2 metus. One lady in Mexico, in Monterrey, at the most expensive college, she asked me about Bhagavad Gita. Viena moteris Monterėjoje, Meksikoje, labai prabangiam koledže paklausė manęs apie After the Bhagavad class, Gita po paskaitos. this is $50,000 a year college. Čia yra koledžas, kur reikia mokėti $50,000 per metus. She asked me, did you read the whole book? Jis manęs paklausė, ar perskaitė visą knygą? I had to contain myself that I did not start laughing. Susilaikiau nesijuokdamas. So, the books are so affordable, Taigi šitas knygos yra tokios prieinamos. yet somehow Ir vis dėlto kažkaip we're a little too distracted. mes truputį atitrūkę į šalį. How many of you have a full set at home? Kas iš jūsų turite pilną rinkinį namuose? Okay. Gerai. How many of you don't have a full set at Kas iš home? jūsų neturite pilną rinkinį namuose? Okay, please come and see me Prašau, afterwards. ateikit prie manęs po paskaitos. Now, I think we're going to do this right now because we need a little audience participation. Taigi mes galime padaryti tai ir dabar. Mums reikia, kad audiencija dalyvautų, auditorija. Vaisheshika Prabhu, he distributed 500 sets. He got 500 sets sponsored in 1 hour. Vaišėšika Prabhu per 1 valandą išplatino 500 rinkinių. Jiems sponsoriavo. I got 23 done in Philadelphia and 28 in Georgetown, Guyana. Aš 23 rinkinius pardaviau per Filadelfijoje ir 28 Gajanoj. Now, my friend here, remind me of your name? Dineshwara. Taigi, Dineshwara. ir čia mano draugas Dineshwara. Dineshwara Prabhu told me that there is still 200 sets left in Lithuania. Ir Dineshwara Prabhu pasakė, kad yra dar 200 rinkinių čia Lietuvoje. Sorry, not 501. We can't break the record. Taigi atsiprašau, kad ne 501, mes negalime griauti to rekordo. So even if you already have a set, you can sponsor a set for somebody else. Taigi, net jeigu jūs turite visą rinkinį, jūs galite sponsoriuoti rinkinį kažkam kitam. And Chaitanya Charitamrita, these are the Bengali suites. We have the first 2 volumes. The rest is going to come out. Taigi, ir čia Very Chaitanya soon. Charitamrita yra bengališkas saldumynas. Mes turime pirmas 3 dalis ir kitas išeis labai greitai. And then we have a bunch of other books, Ir mes turime taip pat krūvą kitų like knygų. Bhagavad Gita, Kaip Bhagavad Gita, Science of Self-Realization, savęs pažinimo mokslas, Teachings of Queen Kunti. karalienės Kunti mokymą. You want to give people a gift that's actually valuable, that's Norite actually duoti making a difference? Žmonėms kažkokią tai dovaną, kuri būtų tikrai vertinga, kuri padarytų kažkokį tai skirtumą Give gyvenime. them Prabhupada's books. Duokite jiems Prabhupados knygas. One senior citizen, he's 85 in Vienas Pune. vyresnysis toks pilietis Pune, jam 85 He metai. went to his high school reunion Jis nuėjo į savo mokyklos susitikimą and he gave everybody books. ir davė visiems knygas. And 2 weeks later, Ir po one 2 friend, he savaičių called him vienas draugas paskambino and he jam said, I'm very angry, I'm very upset with you. ir sako, aš labai pykstu ant I tavęs. said, why? Kodėl? He said, you know that book that you gave me? Žinai tą knygą, kurią man davėjai? How long have we known each other? Kiek mes laiko vienas kitą pažįstam? And he said, well, maybe 70 years. Nu, sako, gal jau 70 metų. And he said, yeah, why did you wait for 70 jisai years sako, before "Na." you give me that book? Kodėl tu lauki 70 metų prieš duodamas man šitą knygą? I'm 85 years old. What do you Man- expect me to do now with my life? Man dabar 85 metai, ko tu iš manęs tikėsi, ką aš dabar darysiu? The man said, look, I just got the books a few years ago myself. First, I had to read them myself. Ir tas žmogus sako, na žiūrėk, aš dabar tas knygas gavau tik tai prieš porą metų, aš pats turėjau jas prieš tai perskaityti. Do you want to see transformation? Ar jūs norite pamatyti pokyčius? Or is it just a t-shirt? Ar tai yra tiesiog marškinėliai? Who likes to see transformation? Kas norėtų pamatyti pokyčius? Who likes to see the magic? You want to see the Kas Krishna norėtų magic? pamatyti magiją, Krishna Krišnos doing magiją, miracles? kaip Krišna daro stebuklus? Start reading these books and start Pradėkit giving these books to others. Skaityti tas knygas ir pradėkite duoti tas knygas kitiems. I guarantee you, Aš garantuoju, you will see jūs miracles. pamatysite stebuklus. I was in Rishikesh. Aš buvau Rišikėše, I used to go there with 12 friends and we just chant and dance eidavau and ten su distribute books. 12 draugų, mes šokdavom, dainuodavom, platindavom knygas. And one person said, I'm a yoga teacher Ir from vienas Ukraine. I already žmogus know all this. pasakė, aš esu jogos mokytojas iš Ukrainos, aš jau viską tą žinau.
I didn't know what to say. Aš nežinojau, ką pasakyti. But I realized if I Bet- say one more word, Supratau, kad jeigu pasakysiu dar vieną it's žodį, game over. žaidimas baigtas. You know that moment Žinot šitą akimirką, when you say one more word and Kaip- it's kaput, it's kaip, finished? kaip pasako dar vieną žodį know ir that viskas moment, baigta, right? kaput. Jūs žinot tą What do you akimirką. do in that Ką situation? jūs darote tokia situacija? You got to zip it. You just got to keep it Jūs shut. You tiesiog got to keep it quiet. užrakinat savo burną. Jūs tiesiog tylit. So he was looking through the Bhagavad Gita, Taigi aš tiesiog varčiau Bhagavad Gita and I was just praying in my ir aš heart. tiesiog viduj širdį melčiausi. Krishna, Krishna, if I've ever been a good boy, jeigu kada nors buvau geras please take vyrukas, all this credit and give it to this person. prašau, atiduok visus mano kreditus šitam He's a vyrukui. yoga teacher from Jis yra- Kiev. He's got students. Jo ilgas mokytojas iš Kijevo, jisai turi mokinių. He needs Prabhupada's Gita. Jam reikalinga Bhagavad Gita, Prabhupados Bhagavad Gita. And after about Ir po 5 or 7 seconds, 5, 6, 7 sekundžių he looked up from the book jisai pažiūrėjo į knygą. and he said, I feel love coming from your heart. Jisai sako, aš jaučiu meilę sklindačią iš tavo širdies. How much is the book? Kiek kainuoja knyga? I could not reach him, Aš negalėjau prieiti prie jo. but Krishna, Bet Krishna, he reached him. jisai pasiekė jį. Do you have people who you would like to communicate, but you cannot reach them? Turite žmonių, su kuriais norėtumėt bendrauti, bet negalite jų Anybody pasiekti. in your life that Kas you nors like to reach, but you Jūsų cannot reach them? gyvenime kas nors, ką norėt pasiekti, bet negalėt jų prieiti. Yes or yes? Taip ar taip? Please say yes. Taip. Thank you very much. Ačiū. It is a good group. They're Tai still yra following gera commands. grupė. They're still Reiškia, following jie orders. vis dar seka komandomis paliepimais. So then Tada- team up with Krishna. Taigi, susiburkite su Krishna Krishna. is our best friend. Krishna geriausias mūsų He's draugas. our well-wisher. Jisai mūsų gerą daręs, gerą He linkį. has our best interests at heart. Jisai galvoja apie mūsų geriausias interesus. I'm just excited like a cowboy to go out with Krishna and play. Aš tiesiog džiaugiuosi kaip piemenukas, galėdamas Sankirtan išeiti ir is all žaisti su play Krishna. and no work. Sankirtina yra tiesiog žaidimas ir jokio darbo. It's just fun. Tai yra tiesiog linksma. You're just going out there and Jūs you tiesiog see how išeinate Krishna ir does the matote, magic. kaip Krishna daro visą šitą magiją. Sometimes you watch people Kartais jūs matot, stebit žmonės and you Ir- can see ir galite pamatyti, how their mind says, no, I don't want kaip jų this. protas sako, ne, aš nenoriu to. But Krishna says, yes, Bet it's Krishna good for sako, you. taip, čia tau gerai. And the mind says, no, Ir I don't protas want sako, this. ne, aš nenoriu. Krishna says, yes, Krishna sako, taip, He taip, says, taip. no, yes, Protas, no, ne, yes. Taip, Take it. paimk, Give him the money. duok pinigų. All right, okay. Na, gerai, imk. Sometimes people come running Kartais žmonės jie and atbėga you stop them ir jūs sustabdot juos and they take a book ir jie paima knygą. and then they run back the Ir same tada- way where they came from. Ir tada jie nubėga tą pačią kryptimį, iš kurios atbėgo. One friend was distributing books somewhere in Siberia Vienas draugas platino knygas kažkur Sibirė. where it's so cold that if Buvo you stop the taip car, the engine šalta, will freeze. Kad jeigu jūs sustosite, variklis You know iš karto those places, sušals. Žinot right? tokias vietas, taip? Yeah. Taip. So there's two ways how to solve the dilemma. Taigi yra du būdai išspręsti dilemą. You either leave a person in the car or you leave the key in the car or you leave the engine running. Taigi arba jūs paliekat kažkokį žmogų viduje, arba Man paliekat said, Dievui. look, I got other problems Vyras right now. sako, matai, dabar aš turiu kitų problemų. But Bet if God jeigu Dievas makes my car work again, vėl užkurs mano automobilį, I'll believe that there is a God. aš tada patikėsiu, kad yra Dievas. And as he said that, he Ir was, jis, kaip tai you know, pasakė, with his hammer and his su screwdriver, savo atsuktuvu ir plaktuku, the engine started working again. o variklis užsivedė. And he had to buy a book. Ir jis turėjo nusipirkti knygą. You want to see the magic? Norit pamatyti magiją? You go out there, Jūs išeikit. but carry Prabhupada's books with you. Bet su savim turėkit Prabhupados knygas. And you will be amazed. Ir jūs nustepsit. Have you seen Esat matę. the Sankirtan spirit of Devaki? Dievakis Sankirtanas dvasia. You know the lady who gave class this morning? Žino, tą moterį, kur šiandien You ryte see her skaitė running paskaitą. around out there? Matėt ją, kaip jinai Like a laksto soldier, aplinkui, you know, kaip like a karys, sniper. Just kaip ir who's my, sniperis tiesiog where's my žiūri, target? Where's kur my mano target? Where's my taikinys, kur target? mano taikinys, kur mano taikinys. She has a mission. Jinai turi misiją, She is focused. jinai susitelkusi. Have you seen how Sarvatma chants? Esat matę, kaip Sarvatma gėda? Why? Kodėl? Why can he chant like that? Kodėl jisai gali Why taip can't giedoti? I chant like that? Kodėl aš negaliu taip gėdoti? Decades of Sankirtan. Dėl to, kad jie yra Her Sankirtanas also atvejis. decades of Sankirtan. Jinai taip pat yra dešimtmečiai Bhakti Sankirtanas. Chaitanya Maharaj, Bhakti Chaitanya decades of Maharaj. Sankirtan. Dešimtmečiai Sankirtanas. I'm not saying you have to Aš go live in an ashram in a Nesakau, van kad and turite eiti gyventi į shower cold ašamą, į water and automobilį ir kad maudytis su šaltu dušu eat gravel. ir valgyti žvyrą. You like gravel? Patinka žvyras.
It's nice on your porch, right? It's nice on the walkway. but- Labai gražu žvyras ant jūsų No. takelio. Ne. Grihe tako, vane tako, sadahari bole tako. Bhaktivinoda Thakur says, whether you live at home or you live in the forest, it doesn't matter. You just chant Hare Krishna, everything is going to be fine. Ir Bhaktivinoda Thakuras sako, nesvarbu, ar tu gyveni namuose, ar tu gyveni miške, viskas bus gerai, tu gali tiesiog kartoti šventą vardą. Okay? Gerai? You got it? Supratot? So don't get stressed out about, like which varna, which ashram, Taigi which nestresuokit, place, kokia what varna, job, koks ašamas, kokioj vietoj, kokio laiko, how many kids, how much money. kiek vaikų, kiek pinigų. Just chant Hare Krishna Tiesiog and kartokit share Hare your Krishna ecstasy ir with others. dalinkite savo ekstazę su kitais. And Krishna will inspire you Ir to touch people's Krishna lives. įkvėps jūs paliesti kitų žmonių gyvenimą. You will meet people Jūs susitiksit žmonės and they will be more ecstatic than you. ir jie bus ekstatiškesni Have negu you met jūs. people like that? Esat sutikę tokių You give žmonių. them the book Jūs duodat jam and they go, knygą wow, ir jie, wow, where did you get that from? iš kur tu gavai? This is amazing. Čia nuostabu. And you go like, hey, Ir cool jis down, sako, cool ei, down. nusiramink, Cool down. nusiramink. I'm the senior devotee here, Aš esu okay? vyresnis baktas. I'm Gerai? supposed to feel Aš ecstatic. turėčiau All right? jaustis You're the ekstatiškai. newcomer. O tu esi naujas. Slow down, all right? Nusiramink, nusiramink. Have you met people who were more inspired, su- more enthusiastic than you? Sutikęs tokių žmonių, kurie jaučia didesnį Yes or entuziazmą yes? negu jūs. Taip ar taip? How is this possible? Kaip tai įmanoma? Krishna's mercy, Krišnas malonė, the devotee's mercy. atsidavusi malonė. The devotees are more merciful. than Atsidavę Krishna. yra galinkistingesni negu Krišna. So, who would like to get a set? Kas norėtų įsigyti rinkinį? Who would like to get a set of Bhagavatams? Kas norėtų įsigyti Bhagavatam rinkinį? You want to get a set of Bhagavatams? Norite gauti Bhagavatam rinkinį? 131 euros. 131 Okay. euras. Taip, gerai. What's your name? Koks vardas? Rasamrita, okay? Can you take note? We got Gali our secretary užsirašyti. here. Mes čia turim sekretorių savo. Rasamrita, one set. You can Rasamrita also vienas sponsor rinkinys. sets for Jūs other people. Galite sponsoriuoti rinkinį kitiems žmonėms. Anybody else would like a set? Kas dar nori rinkinio? It's less than the price. It's less than the price of a cheap Android phone, okay? Tai kaina mažesnė negu pigiausia Androido telefono. Who here has a mobile phone? Kas turi mobilų telefoną? Who has two mobile Kas phones? turi 2 mobilius telefonus? Who has three mobile Kas turi phones? 3 mobilius telefonus? I had a guy, he had 7 mobile phones. Aš pažįstu vaikiną, kuris turi 7 mobilius He was, telefonus. he was afraid of losing his contacts. Jisai bijojo prarasti savo I kontaktų said, have sąrašą. you Aš pasakiau, learned, like Google Cloud, like you just save it up there? He said, I don't trust the cloud, I want to keep it in real time. Aš paklausiau, o tu nežinai, kaip naudotis Google debesį? Jisai sako, aš nepasitikiu debesim, aš noriu turėti tikrą dalyką savo Who else would telefone. like a set? Kas dar norėtų rinkinio? Krishna 10, Krishna 9, Krishna 8, Krishna 8, 7. 7. Anybody else? Dar kas nors? 2 sets. Okay. Du Haribo. rinkinį. What's your name? Dairis. Okay. Go see my friend afterwards. Okay. All right. Who else would like a set? Kas dar nori rinkinio? Come on, work with me, Nagi, people. nagi, dirbkit su manim. I don't have any commission here. Aš negaunu čia jokių komisinių. This is cost price. Čia By yra- the way, I have 2 of these collections in hard print and 3 on digital. Taigi, So aš it's turiu- okay to have multiple ones. All Taigi, right? yra gerai netgi turėti kelis rinkinius. Aš turiu 2 tokius pilnus rinkinius atspausdintus ir 3 savo telefoną. Okay, who else would like to get a set? Kas dar norėtų gauti rinkinį? Haribo. Hari. Anybody? Kas nors, bet kas. Okay. Na, Haribo. How many? a- So 1 for you and 1 to sponsor. Just 1. Okay. tiesiog good. vieną rinkinį What's your sponsoriuoti name? kitiems. Vrinda Sundari. Okay, somebody needs a sponsor set. Go see Vrinda Sundari. Okay, she will give Jeigu you a kažkam, sponsor jeigu set. kažkam tai reikia, kad kažkas pasponsoriuotų jam rinkinį, All tai right, va, Krishna eikit pas jį. 10, Krishna Taigi, 9, 9, Krishna 8, 8, Krishna 7, 7, Krishna 6. 6. What's your name? What's your name? Amrita Sundari. Okay, sponsored 1 set. Sponsoriuoja vieną Haribol. rinkinį. Haribol. I would like to sponsor a set because I got my first set when I was 15. I'd like to sponsor a set for any teenager, anyone who is, still a teenager Aš and, nor- and doesn't have a set at home, Aš but norėčiau- wants to have a set.
Aš norėčiau sponsoriuoti vieną rinkinį kažkokiam paaugliui, nes aš pats gavau kažkada tai rinkinį. He's a teenager? Not a teenager. This is a big boy. Čia jau didelis vyrukas, ne paauglys. At heart. So I will sponsor one set. Taigi aš Okay? pats sponsoriuoju vieną rinkinį, gerai? Do you need a set? Ar reikia rinkinį? Are you going to read it? One verse a day. Ar skaitysi po vieną posmą per dieną? You know how long it takes you to read the Bhagavatam? Žinot, kiek laiko užtruks perskaityti visą Bhagavatam? 46 years. 46 metų. You can do it. Galit padaryti tai. Just don't do stupid stuff, Tiesiog okay? nedarykit kvailų dalykų. No Ir viskas. crazy motorbike stunts, no Nereikia daryti backflips jokių and stuff. kaskadinių triukų su motociklu ir panašiai. Okay? Gerai? All right. What's your name? Mindaugas. Mendogas. Okay. You get a set from me, Gerai. sponsored from me. All Taigi right? gausi rinkinį sponsoriuotą iš All manęs. right, you got it Na down. gerai, užsirašyk. All right, it's okay. It's Na gerai, okay. viskas gerai. Thank you. Ačiū. All right, who else would like to sponsor some sets here? Kas dar norėtų sponsoriuoti rinkinius? You know, once you leave this world, Kai jūs paliksi šitą pasaulį, you heard about death, girdėt apie tai. The lady this morning Šiandien talking moteris about kalbėjo apie tai, death and all that stuff. apie mirtį ir kitus dalykus. I know we got children here. Aš žinau, kad mes so čia turim vaikų. all the toys go back on the shelf. Visi tie žaidimai sugrįš ant lentynos. The only thing that stays with you Vienintelis dalykas, kuris liks su is the jumis, bhakti you gave tai and the yra bhakti you received. bhakti, kurią jūs davėte ir bhakti, kurią jūs gavot. Forget about cars, Pamirškit apie buildings, automobilius, money. That's pastatus, all going to pinigus. be gone. Visa tai dings. The only money you Vieninteliai own pinigai, kuriuos jūs turite, is the one that you gave to Krishna. tai yra tie, kuriuos jūs davėte Krišnai. That's your eternal asset. Tai jūsų amžinas rinkinys, tai yra nuosavybė. Anybody else? Kas nors dar? What's your name? Koks vardas? Iverson. Alvidas. Ividus. Okay. Ividus, how many? 10 sets? 10? That's it? 10 rinkinių. One. Vienas. Okay. Haribo. Who else? Kas dar? Krishna 10, Krishna 9, Devyni. Krishna 8, 8, Krishna 7, 7, Krishna 6, 6, Krishna 5, 5, Krishna 4, 4, Krishna 3. 3. Anyone else? Dar kas nors? Krishna 2, 2, Krishna 1, 1, Krishna 0.5. Krišna 0,5. I got to consult my list here Aš turiu pasižiūrėti savo sąrašą. because sometimes you get a little carried away. Kartais jis truputį nuneša į šalį mintys. Okay, I'll give you a little story here as an interval. Taigi, pertraukai You know pasakysiu. Sarvatma, the one who's chanting like he's really in touch with the internal potency? Ar žinot Sarvatmą, kuris čia dainuoja, taip tarsi būtų sąlytyje su vidinė galia, He's born in Argentina, but He's he in Argentina. met the devotees in Brazil. bet sutiko atsidavusius Brazilijoje. And then his Gurudev asked him to come to United States Ir to serve tada him. jo Gurudevo paprašė jį atvykti į Jungtinės valstijas, patarnauti jam. So he went to the American embassy in Buenos Aires. Jis nuėjo į Buenos Aires į Amerikos ambasadą. And Ir he went in a pant and shirt. jis nuėjo su marškiniais ir su Official kelnėmis. business, right? Toks oficialus reikalas. But his visa was rejected. Bet jo viza buvo atmesta. So the next day he came back to the embassy Tada jis kitą dieną vėl grįžo į in ambasadą. Doti and Kurta. Su Dhoti ir su Kurta. And he said, I want to speak to the ambassador. Ir jisai sako, aš noriu pakalbėti su Now ambasadoriu. he can be quite forceful person. Tai jis galėtų būti tokia visiškai primetanti asmenybė save. So the ambassador came, the lady Taigi came. atėjo She ambasadorė said, "What can I moteris. do for you?" Jis sako, ką dėl tavęs galėčiau And he said, padaryti. Ir yesterday, jisai sako, man vakar one of your less intelligent bureaucrats vienas iš jūsų mažiau protingų biurokratų rejected my application. atmetė mano prašymą vizai. He didn't know Jis nežinojo, that I'm a missionary kad aš esu misionierius and I have to go to United States Ir to aš serve turiu my guru. keliauti į Jungtinės valstijas tarnauti Now, in savo our guru. tradition, serving the guru is the most important thing. Dabar mūsų tradicijais tarnauti savo guru yra pats svarbiausias dalykas. I'm not going there for my own sake. Aš keliauju ten ne My dėl savo guru is reikalo. sick and he needs my help. Mano guru jisai serga ir jam reikia mano I have pagalbos. done this before Aš here dariau in my tai country. prieš tai čia He savo needs me. šalyje ir jam reikia manęs. So the lady was asking him, Taigi ta moteris klausinėjo jo. so you're not going to just disappear and start working and be another illegal immigrant like all Ne. these others? Nedingsi, kaip sako, nesusirasi darbą, nebūsi kaip vienas iš tų nelegalių emigrantų. He said, no, Ne. we're missionaries. We're Mes- always traveling, coming, Mes, going. misionieriai, mes visada keliaujam, atvykstam, išvykstam.
She paused for a moment Jinai pauzę padarė and she said, ir pasakė, okay, gerai, I give you the visa. aš duodu tau vizą. And then as she got up from the table, Ir kai jinai atsistojo iš už stalo, she said in a very quiet voice that only pasakė- Sarvatma could hear it, labai tyliai, kad tik tai Sarvatma girdėtų. because there are other people, you know. Kadangi ten buvo ir There's kiti žmonės, diplomats, diplomatai, there is Marines, you know, ten yra ir... security. She's the top American in the Taigi- whole country. Taigi jinai yra aukščiausias amerikiečių pareigūnas visoje šalyje. She told Sarvatma, Jinai pasakė Sarvatmai. I read Prabhupada's Gita. Jis sako, aš skaičiau Prabhupados Gitą. You get goosebumps, right? Jums paširpto oda, taip? You get goosebumps sometimes or no? Kartais paširpsto oda, taip? You're all tough people, Ar right? jūs You esate don't get tokie visi goosebumps. labai tokie kiti žmonės? I read Prabhupada's Gita. Aš perskaičiau Prabhupados Gitą And he took out a Prabhupada Lilamrita from his bag ir išsitraukė Prabhupadą Lilamritą and iš he savo just left it on the table because you cannot give them things, otherwise it's like a bribe. So he just left it on the Ir table jis so she could išsitraukė pick it up later. Prabhupadą Lilamritą ir padėjo ant stalo, nes jūs negalite duoti į rankas, nes tai būtų laikoma kyšiu. Now you may question, Ir jūs galite paklausti, if she already read Prabhupada's Gita, why is she asking him all these questions? jeigu jį jau skaitė Prabhupados Gitą, kodėl jis užduoda jam tos visokius klausimus? Same like sometimes people, Tas pats kaip kartais you give them the žmonės book duodat jam knygą and they have the book in their hands. ir jie turi knygą rankoje. And then they look at the book and Ir they look tada at you. And they pažiūri į look at the knygą book ir and they look pažiūri į at you. tave, pažiūri į knygą ir vėl į tave. You know that moment, that Žinot tą situation? akimirką, tokia situacija. It's called the moment of truth. Tai vadinama tiesos akimirka. Huh? The moment of truth? Tai yra tiesos akimirka. And they look like, Ir jie are pažiūri, you for real or you want to cheat me? ar tu tikras, ar tu nori You mane just want my apgauti. money, right? Tu nori mano pinigų, taip? Huh? Taip. And they're waiting for Ir jie Krishna in their heart to say, no, Laukia, kol no. Krishna širdį It's a good pasakys, girl, it's kad okay, ne, it's čia, all right, take čia it. geras vyrukas, gera mergina, paimk, viskas tvarkoja. Why is she asking all these questions Kodėl when jis she užduoda already tos knows? klausimus, kai jį jau žino? She has to make sure that he is who he says he is. Jis klausia dėl to, kad įsitikintų, kad jis yra tas, kas She's a jis sako, kad yra. kshatriya. She has to make sure jie yra everyone is doing their job. Jie kšatrija, jinai turi prižiūrėti, kad visi darytų savo darbą. Who else would like a set? Kas dar norėtų rinkinio? Haribo! Jai, Haribo! Aš sponsoriuosiu vieną Okay, your asmenybę. name? Your name? Mindaugas. Mendoga. Sorry, I'm not familiar with all these names, you know. I'm Aš just atsiprašau, kad aš little kid nepažįstu from the visų šitų south, okay? vardų. These books have so much potency. Šitos knygos turi tiek daug galios. Prabhupada said if these books are distributed profusely, there will be no third world war. Prabhupada jisai sakė, kad jeigu šitos knygos bus platinamos labai plačiai, nebus trečio pasaulinio karo. If you're not happy the way how the world is going, Jeigu jums nepatinka, kaip šitas pasaulis vystosi, are you happy the way the world ar is jums going right patinka, now? kaip pasaulis krypsta? No. Ne? Are you happy the way your life is going right now? Ar jūs patenkinti, kaip jūsų gyvenimas pakrypo, krypsta? Could be better, right? Galėtų būti geriau, taip. Little bit of room for improvement. Truputį right? vietos pagerinimui. Then go out and Sankirtan. Tada eikite į Sankirtaną. Experience the Krishna magic. Patikirte Krishnos magiją. Krishna will work through you. Krishna veiks per jūs. Prabhupada says that bhakti is the most congenial form of intimacy. Prabhupada jisai sako, kad bhakti yra pati intimiausia, giliausia intimumo forma. If you just want to be close to people, you can take the local bus or, you know, take a train in India and you will hang in somebody's armpit for Jeigu norite artumo su 8 hours. žmonėmis, jūs galite važiuoti traukiniu arba autobuse Indijoje. Bus tiek daug žmonių, tokia grūstis, viskas bus prie But you jūsų. want real intimacy, heart to heart. Bet jeigu jūs norite tikro intimumo, širdis su širdim, You got to engage in Harinam Sankirtan. tada eikite ir užsimkite Harinam Sankirtaną. This is the Yuga Dharma. Tai yra Yuga Dharma. Don't cheat yourself. Neapgaudinėkit savęs. I know you're lacking context. Aš žinau, kad jums trūksta You konteksto. you're too close to it. Jūs pernelyg You arti take jo. it for granted. You can't Yes. see it. Jūs tiesiog priimate kaip duotybę, jūs negalite pamatyti jo. I just come from South and Central America. Aš atvykau iš Centrinės ir Pietų Amerikos. Average salary monthly $200 to $400. Tai yra vidutinis atlyginimas kiekvieną mėnesį $200–300 per mėnesį. Corrupt governments, narcos, Korumpuota violence. vyriausybė, narko, mafija, prievarta. But devotees are everywhere, thousands and thousands of them. Bet yra visur bhaktiai, tūkstančiai ir tūkstančiai And jų. they're distributing Prabhupada's books. Ir jie platina Prabhupados knygas. No, I know what your mind is Ir going to aš žinau, say. ką jūsų protas pasakys. Yeah, but we have 5 brahmacharis here in Lithuania. Taip, bet mes čia Lietuvoje turime 5 brahmacharius. Yeah, I've seen those 5. Taip, aš mačiau tuos 5. They're like protected species, you know. Jie yra kaip saugoma gyvybės rūšis.
We keep nice cage and, we keep them nice. Mes So, jas laikome uždarę į tokį labai gražų yeah, we narvelį. have 5 of them. Mes turime 5. O, But bhakti is a progressive path. bet žinote, bhakti yra progresyvus kelias. The brahmacharis, the sannyasis, they're less than 1% of the population. Brahmacharija seniasiai yra mažiau negu 1% populiacijos. We have so much congregation. We have so many householders. Mes turime tiek daug kongregacijos, tiek daug šeimų. So, if you want what Sarvatma has, Jeigu jūs norite turėti tai, ką turi Sarvatma, what Devaki has, ką what Bhakti Devaki turi, Chaitanya ką turi Maharaj Bhakti has, Chaitanya Maharadža, what the other 2 swamis have, ką turi kiti 2 svamiai. just try it out. Tiesiog pabandykite. Make this experiment. Padarykite šitą eksperimentą. Read Prabhupada's books every Skaitykite day. Prabhupados knygas kiekvieną dieną. And just take a few small books in Ir your tiesiog pocket. įsidėkit su savim kelias mažas knygutes. We also have a lot of small and medium books, Mes turime taip pat daug mažų Who vidutinių are knygų, kurios really yra cheap. tikrai pigios. And we got a whole Volvo full of them. Ir mes turime visą Volvo I know, I automobilį saw. pilną tų knygų. Aš mačiau, aš žinau. And I know where it stands Ir aš žinau, kur ten stovi. because I'm a book guy. Nes aš esu knygų žmogus. So, I would like you Taigi aš to norėčiau, get kad as many jūs books įsigytumėt kiek galima daugiau as you can knygų, fit into your car kad įtilptų į jūsų and automobilį take them home. ir paimkite jas namo. And I guarantee Ir you, aš garantuoju jums. money back guarantee from this Na, seminar. Aš garantuoju jums, kad pinigai bus sugrįš po šitą seminarą. See the pizza guy at 4 o'clock if you don't like it, okay? Taigi galėsite pamatyti šitą pizzą žmogų 4 valandą, jeigu nepatiks. Your quality of life will increase by at Yes, least 108%. Jūsų gyvenimo kokybė pagerės bent jau 108%. I was a 15-year-old kid addicted to sports. Man buvo 15 metų, aš buvau prisirišęs prie sporto. I was so much into ice hockey, even though there was no ice hockey up on the mountain. Nors aš buvau prisirišęs prie ledo ritulio, nors kalnuose nebuvo ledo ritulio. I put water on an old basketball court and I made an ice field Taigi and aš- I started playing. Aš užpyliau vandenį tiesiog ant senos krepšinio aikštelės ir padariau ten ledo aikštelę. Jai Shishi Gaurnitai ki jai. Shishi Radha Golokananda ki Jai. jai. I had 3 main desires. Aš turėjau 3 pagrindinius norus. I wanted to travel the world. Noriu keliauti po pasaulį, I wanted to have a lot of friends. noriu turėti daug draugų And I wanted to be the best at what I do. ir noriu būti geriausias toj srity, ką aš darau. Now, Dabar you may say, okay, 15-year-old kid, a lot of crazy big jūs galite dreams and pasakyti, kad big 15 desires. metų paauglys, jisai turi daug kvailų idėjų, didelių troškimų. Krishna exceeded all my desires above and beyond my wildest dreams. Krišna, jisai pagerino mano visus troškimus, anapus to, ką aš galėjau įsivaizduoti savo pačiuose He geriausiuose. gave me everything. Jis davė man viską And then he took it all away. ir tada vėl viską atėmė. And he gave me something even more precious. Ir davė netgi dar kažką brangesnio. He gave me a taste for Davė skonį selfless service. nesavanaudiškai tarnystėj. Bhakti is a gift. Bhakti yra dovana. It is received by devotees, by Jinai- bhaktas who have bhakti. Jinai gaunama iš tų bhaktų, kurie turi bhakti. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, he can deliver this gift. Bhakti Vedantas Svami Prabhupada, jisai gali duoti šitą dovaną. There's so many people writing books, so many people talking about so many things. Yra tiek daug žmonių, kurie rašo knygas, kurie kalba apie tiek daug įvairių dalykų. Srila Prabhupada said, you just chant 16 rounds, you just Prabhupada follow sakė, the regs. jūs tiesiog kartokit 16 ratų, I will sekite get you back reguliačiais to Godhead. principais. Aš parvesiu jūs atgal pas Dievą. So, these are not just slogans or Taigi, propaganda. tai nėra tik tai šūkiai ir propaganda. Krishna is real. Krišna yra tikras And you have experienced him. ir jūs turite patirti jį. Otherwise, we would not be Kitokiu here. atveju mūsų čia nebūtų. But sometimes we forget. Bet kartais mes So pamirštam. we need to be reminded. Todėl mums reikia priminti. Every day I go out Kiekvieną dieną aš išeinu and I see Krishna doing his magic. ir aš matau, kaip Krišna daro savo magiją. I meet Krishna on Aš the street susitikau Krišną gatvėje, in my service. savo tarnystėje. So, if you, any more people who want sets? Ar dar kas nors nori įsigyti rinkinį? How many? 4? Kiek? Vieną? Okay, 1. Vieną. Your name? Anapaini. Thank you. Haribo! Ačiū. Anybody else would like to sponsor a set? Kas dar norėtų paremti rinkinį? That's sponsoriuoti? 5? 5. 1. Okay. Vieną rinkinį. Okay. You know that one, right? Yeah. All right. Haribo! Haribo.
Who else would like to sponsor a set? Kas dar norėtų paremti, Now- sponsoriuoti rinkinį? These sponsored sets are first and foremost for devotees who cannot afford, Taigi rinkiniai pirmiausia skirti tiems baktams, kurie negali savo but leisti really want a įsigyti, set. bet kurie tikrai nori rinkinio. After that, Po to we're going to go down, universities, mes eisime universitetus ir high schools, aukštas mokyklas, prisons. kalėjimus I leave it up to you. All ir aš right? palieku tavo nuožiūrai. Okay. Who else would like to get a set or to sponsor a set? Kas dar norėtų įsigyti rinkinį arba sponsoriuoti rinkinį? Krishna 10, Krishna 9, 9, Krishna 8, 8, Krishna 7, 7, Krishna 6, 6, Krishna 5. 5. Is it too hot for you? Jums jau per sunku, You need a little more breeze? jums reikia pakvepuoti. Okay, we got half an Atsikvėpti. hour more. I'll Taigi tell you a dar couple turime more stories Pusę here. valandos papasakosiu dar kelias istorijos. Do you like mangoes? Ar jums patinka mango? Who likes mango? Kam patinka mango? Here, let's hear it. Mangoes. Oh. Haribo! Čia Okay, so in Chaitanya Charitamrita, the devotees went to do Harinam Sankirtan. Taigi Chaitanya Charitamrita bhaktai išėjo daryti sankirtaną. And after the Harinam Ir Sankirtan, po Harinam they sankirtanos said, jie pasakė, we'd like to eat mango. mes norėtume pavalgyti But it was mango, not mango season. bet nebuvo mango sezonas. So one devotee had the brilliant idea. He gave Lord Chaitanya a seed of a mango. Ir vienas bhaktas turėjo labai nuostabią idėją. Jis davė Chaitanya Mahaprabhu Mahaprabhu took mango it and he sėklą. put it in the earth, in the Mahaprabhu ground. paėmė pasadino šitą sėklą į And in žemę. front of everybody, Ir visų a akivaizdoje mango tree started growing. pradėjo augti mango medis. And it started to get filled up with beautiful mangoes. Ir jisai pradėjo pildytis tais nuostabiausiais mango And they were vaisiais. red and orange and yellow. Ten buvo raudoni, oranžiniai, geltoni And they mango. were so big Ir jie buvo tokie dideli, that one mango kad vieno could mango fill a Buvo- grown-up man's belly. užtektų visiškai užaugusio žmogaus pilvai. No skin and no Nebuvo seeds. jokios sodelės ir jokių Only kauliukų viduje. pulp. Tik tai šitas viduriukas. And then they picked 200 mangoes. Ir tada jie nuskynė And washed 200 them and mango, offered them to nuplovė Krishna. juos ir pasiūlė Krišnai. And then they had a mango feast. Ir tada jie valgė mango vaišes. And they did that for every day Ir jie tai darė kiekvieną dieną, for 2 years. 2 metus. Would you like to taste that Norėtumėt mango? tokį mango paragauti. Who would like to taste that mango? Kas norėtų Prasad? paragauti tokį mango prasadą? The others, they don't like mango. Kitiems nepatinka mango. They're allergic, right? Jie alergiški. Srila Prabhupada said that Prabhupada sakė, kad pamokslavimas, preaching in Moscow or preaching pamokslauti in Maskvoje ar pamokslauti post-Soviet countries postsovietinėse šalyse is more sweet than the sweetest mango yra in India. dar saldžiau negu saldžiausi mango Indijoje. The sweetest Tai fruits yra pats saldžiausias vaisius. are from trees that you plant, Yra nuo to medžio, kurį jūs pats pasodinot, whose fruits you will never eat. kurio vaisių jūs pats niekada nevalgėt. I built a school in Mayapur Aš buvau Mojapuro mokyklai 30 years ago, prieš 30 metų. and we have about 20 mango trees there. Ten yra apie 20 mango medžių. I have not eaten one of those mangoes Aš nevalgiau nei vieną iš tų mango, because I'm never there in mango season. nes aš niekada nebūdavau per mango I hear they're sezoną. really good, Aš girdėjau, kad jie yra labai skanus. and I'm really happy that they're eating the fruits, Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad jie valgo including all vaisius. the neighbors and all the birds and Tame all the tarpe other ir animals. visus kaimynus, ir paukščius, ir gyvūnus. But I'm happy Bet aš esu laimingas, that they're happy. kad jie yra laimingi. When you have somebody who loves you, Kai yra kažkas tai, kas jūs myli, that means they want you to be happy. tai reiškia, kad jie nori, kad jūs būtumėt They want laimingas. you to succeed Jie nori, kad jums pasisektų. because your happiness is their happiness. Nes jūsų laimė yra jų laimė. And your difficulty and your pain Ir is your jūsų pain and your sunkumai difficulty. yra jų, ir jūsų sunkumai, ir jūsų skausmas yra jų sunkumas ir skausmas. There is no scarcity Nėra trūkumo in the world. pasaulyje. There's plenty of everything. Yra visko pakankamai. Huh? Now, if you want to taste the best mangoes, Bet jeigu jūs norit paragauti pačius In the skaniausius world. mango pasaulyje, you have to go to El Salvador. jūs turite keliauti į El Salvadorą. A friend of mine, Tulsi Krishna Prabhu, Mano draugas Tulsi Krishna Prabhu in his father's house, savo tėvo in the namuose backyard, kieme, there's a tree Yra who is medis. as big as this tent kuris yra toks didelis kaip šita palapinė, with thousands of mangoes. su tūkstančiais mango vaisių. No fiber, Ir jokio pluošto ten, only pulp. tik tai tirštimas. You get like, you feel intoxicated. Jūs jaučiatės net apsvaigęs. It's stronger than the perfume Tai yra- that some of these ladies are wearing. Stipriau negu tie kvepalai, kuriuos nešioja kažkurios iš moterų.
Have you noticed sometimes somebody walks by you and you go, "Woo!" Esat pastebėję, kai kažkas praeina pro šalį ir toks What was that? kvapas. Kas tai buvo? You have noticed? Pastebėjot? No, you don't notice. Ne, jūs nepastebėt. They're all sannyasis. Jūs visi saniasi. Bhakti is not an intellectual. Ir bhakti nėra intelektualus dalykas. Yes, we want you to understand the tattva. Taip, mes norime, kad jūs suprastumėte tatvą. Because if we don't have sambandha gyan, if Nes we jeigu- don't know about who we are, Jeigu mes neturime sambandha gyanas, jeigu mes nežinom, kas mes esam, if I don't know who I am and who you are, jeigu aš nežinau, kas aš esu ir kas tu esi, then it's over before it started. tai viskas baigėsi dar prieš prasidedant. Have you ever been to a zoo? Kada nors buvo zoologijos sode? Taip. Yes. Who has not been to a zoo? Kas nebuvo zoologijos sode? Huh? Just go to London or to New York City. You'll be in the Nukeliaukite į zoo. Londoną, į New Yorko miestą, pamatysite ten zoologijos When you sodą. go to the zoo, Kai what nueinate į zoologijos what is the sodą. first thing you want to see? Ką pirmiausia norit pamatyti? Tiger. Tigrą? Something else? Dar ką nors? Huh? Beždžionę. Monkey. Beždžionę. That? No. Okay, what else? Lion, elephant, what else? Ką dar? Dramblį, liūtą, žirafą. Before you go see all these animals, what's the first thing you want to see? Kai jūs nueinate į zoologijos sodą, ką pirmiausia norit pamatyti? The map. Žemėlapį. What's the first thing you look for on the map? Ir ką pirmiausia ieškote žemėlapyje? Where is the bathroom? That Kur yra means tualetas? Jo. you're already senior citizen, right? Tai reiškia, kad jūs jau matėte savo tos piliečius. But all others, Bet visi kiti, the first thing you want to see pirmą dalyką, ką jūs norit pamatyti, is that red dot. tai yra tas raudonas taškas. You are here. Jūs esate čia. Because if you don't know where you Nes jeigu jūs are, nežinot, kur jūs esat, you don't know where you're going. jūs nežinot, kur jūs eisit. And you won't get there. Ir jūs nepateksit ten. So we have to have context. Taigi mes turime turėti kontekstą. We have to be able to navigate. Turėtume sugebėti naviguoti. Nridehamadhyam sulabam sudurlabam plavam sukalpam guru karnadaram mayanu nanabasvate ritam puman bhavaptim nataretsa atmaha. You got it? Yeah, I know this verse, but cannot. If you take shelter in the boat Jeigu jūs priimsite laivo prieglapstį, of the instructions of the spiritual master, tai yra dvasinio mokytojo pamokymų you can prieglapstį, cross over the ocean of birth and death. jūs galėsite perkirsti gimimo ir mirčių vandenyną. You only get the mercy of Guru through one organ, through your ear. Jūs gaunate mokytojo pamokymus tik tai per vieną organą, per You can't ausis. see who is Jūs Guru. negalite pamatyti savo guru, kas You yra have guru. to hear Jūs turite who is Guru. klausytis, kas yra guru. Shushu Shrosh Radadhanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahatsevaya Vipra Punya Tirtani Sevanat. You know that one, right? If you listen with your heart, Jeigu jūs klausysite savo širdimi, like your life depends on it, taip tarsi jūsų gyvenimas nuo to priklausytų, then tada by the blessing of the spiritual teachers, dvasinio mokytojų palaiminimu you will actually see the path. jūs iš tikrųjų pamatysite kelią. Right now, the path is a little obscure. Dabar kelias truputį toksai neaiškus. Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita, Krišnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Charitamritos autorius, he said that the Sako, path is very long and it's thorny. Gal- It's very difficult. kad kelias yra labai ilgas, labai spigliuotas ir labai sunkus. But with the stick of the mercy of the Vaishnava, Bet su Vaišnavo malonės lasda, I can cross over this ocean. pasiremdamas, I aš can galiu cross perkirsti over šitą this vandenyną. difficult journey. Aš galiu įveikti šitą sunkią kelionę. So the Vaishnavas have come Thank to you. give us prayers and hymns. Vaišnavai atėjo tam, kad duoti savo maldas ir savo himnus. And they're here in these books. Ir jie yra čia, šitose knygose. But we're too busy. Bet mes pernelyg užsiėmę. We're a little busy in our lives. Mes labai užsiėmę savo So we gyvenimą. can't read. Todėl mes negalime skaityti. Now I know some of you think, okay, I žinau- already have one book. Let me read that one first before I get the other ones. Kažkas tai iš jūsų sakys, kad aš jau turiu vieną knygą, aš pirmiau perskaitysiu šitą knygą prieš įsigydamas kitas. Have you ever thought like that? Esate taip galvoję.
Srila Prabhupada said, I want every gentleman and every lady to have a full set of my books. Prabhupada jisai sakė, aš noriu, kad kiekvienas džentelmenas, kiekviena ponia turėtų mano knygų Srila Prabhupada rinkinį. said that whenever a new book is published, I feel like I conquered an empire. Prabhupada jisai sakė, kad kiekvieną kartą, kai išleidžiama kažkokia mano nauja knyga, aš jaučiuosi If tarsi you want nugalėjęs me to imperiją. live forever, Jeigu jūs go on norite- distributing my books. Kad aš gyvenčiau amžinai, teskite platinti mano knygas. There is no more direct way to share Krishna consciousness Nėra than by tiesesnio- giving these books. Nėra tiesesnio būdo platinti Krišną sąmonę, nei duoti tas knygas. These books are better than me, Šitas says knygos yra Prabhupada. geriau negu aš, sako Because the Prabhupada. best of myself, I put Nes it in these books. Tai, kas geriausia manyje, aš įdėjau šitas knygas. These books are my devotional ecstasy. Šitas knygos yra man atsidavimo ekstazės. Krishna personally dictated these books to me. Krišna asmeniškai diktavo šias knygas man. One reporter asked, what does that mean? Vienas žurnalistas paklausė, ką tai And the reiškia. secretary tried to Ir explain, sekretorius bandė paaiškinti, žinot, what Swamiji is trying to say Čia is that Krishna gave him the intelligence how to Swami- write these. Prabhupada said, no, Swami- Krishna personally dictated these books to me. taigi Svamidžiais, čia mokinys sako, kad ne, Svamidžiais tiesiog bando pasakyti, kad Krišna įkvėpė jį parašyti šitas knygas. Prabhupada išgirdęs sako, ne, Did you Krišna ever- pats asmeniškai diktavo man šitas knygas. Did you ever have a problem? Kada nors turite problemų? Did you ever not have a problem? Tada kada nors neturėjot problemų. And then you picked up one of Prabhupada's Ir books, tada pasiėmėt vieną iš Prabhupados and knygų. Prabhupada gave you the answer Ir right there. Prabhupada patikė jums atsakymą iš Has karto. this ever happened to you? Taip kada nors nutiko jums? Taip. Yeah. I was in New Orleans, Aš buvau New Orleane, Louisiana, Louisianoje. where they have the Mardi Gras, one of the biggest, craziest parties. What? Don't worry. Ja, pas jos būna vienas tokius Big iš didžiausių, tokie dideli festivaliai. A lot of tourists, Daug turistų, but nobody that looked like, approachable. bet netrodė, kad bent prie vieno galiu There was prieiti. one young girl, Buvo she viena was jauna mergina, jogging, jinai ten bėgiojo ristelę, she was wearing her trainer suit, jinai buvo apsirengusi savo bėgimo drabužiais and she had a big pit bull ir jinai dog. su savim turėjo didelį pitbulį šunį. You know pit bull dogs? Žinot, šitos pitbulius, tokie pikti. Huh? One of those don't look at me types. Vienas iš tų šunų, kurie sako, nežiūrėk į mane. Not beautiful, Ne, jie negražus, but good for the job. bet jie gerai atlieka darbą. So at some point she stopped jogging Taigi, kažkurio momentu jį nustojo and she bėgti started breathing. ir pradėjo kvepuoti. She was catching breath and the Jinai dog bandė, also. jie bandė atsigauti, atsikvėpti ir šuo taip pat bandė So I said, atsikvėpti. okay, why not? Let's talk to the Ir girl. aš pagalvojau, na, o kodėlgi ne, pakalbėsiu So I su just ta walk mergina. up to her and Priėjau I prie say- jos ir sakau, How you doing? kaip tau sekasi? And she just started crying and Ir jinai crying. pradėjo verkti. And I said, what's wrong? Aš sakau, kas nutiko? She said, my fiancé, he cheated on me 4 days before the wedding. Jinai sako, kad mano mylimasis apgaudinėjo mane 4 dienas prieš vestuves. And now Ir dabar I decided aš nusprendžiau, I became vegetarian aš tapsiu and I vegetarė. want to learn how to meditate and how to be a spiritual person. Aš noriu išmokti medituoti ir aš būsiu dvasingas žmogus. I said, girl, there's nothing wrong with you. Aš sakau, nieko to blogo It's the nenutiko. world that's crazy, Toks, okay? tai yra pasaulis, kuris išprotės. You're perfectly all right. Tau viskas yra tvarkoj. So we had a little moment to moment, little Taigi, heart to heart. Mes turim exchange. tokią širdis į širdį akimirką. Then she said, Ir tada jis pasakė, okay, na gerai, I'm going to go home now aš and dabar read eisiu these namo books. ir aš skaitysiu tas knygas. So she stopped being a jogger, stopped being a pretty girl, stopped Taigi. being upset and angry and mad at the world. Taigi jinai nustojo bėgioti, jinai nustojo, kaip sako, pykti ant pasaulio. You want to see transformation? Jūs norite pamatyti tas pokyčius. You get some of these books and you get out there. Jūs paimkite šitas knygas ir You will išeikit. see Jūs transformation. pamatysite tas pokyčius. I had a guy in Australia, Vienas vaikinas it Australijoje, was lunch break. tai buvo pietų He was pertrauka. just there with his cool Ray-Ban sunglasses, Taigi- looking really cool, Taigi jisai buvo, smoking his cigarette. jisai kaip tik tai stovėjo su savo Ray-Ban akiniais, labai Kinda like, I'm happy, jisai what's your rūkė problem? cigaretę ir jam You know viskas these gerai, people? kokia tavo problema. Jūs esat matę tokių žmonių. So I just went up to him. Aš tiesiog priėjau prie jo I said, ir sakau, how you doing? kaip tau sekasi? We could all be doing a little better. Isn't it? Mums visiems galėtų sektis truputį geriau, ar ne taip? And he was quiet. Ir jisai And I tylėjo. kept talking a Ir little aš bit. kalbėjau toliau, And then he took down his sunglasses and he was crying. tada jis nusėmė savo saulės akinius ir jisai He verkė. said, Jisai things are sako, bad. Things "O, are really bad. viskas blogai, labai blogai, Things are terrible. siaubinga. I said, I feel you, brother. Aš sakau, aš suprantu tave, I know how brolo. you feel. Aš žinau, kaip tu jauties. I just give him a hug, Aš jį apkabinau, give him a book, daviau jam knygą
He reciprocates. Jis atsiliepia man, Nothing more needs to be atsilygina. said. Ir nieko daugiau nereikia pasakyti. People don't care how many shlokas you know. Žmonėms nerūpi, kiek jūs mokote šloko. They don't care if you chant 1,000,000 rounds a day. Jiems nerūpi, ar jūs sukartojat milijoną ratų per dieną. They don't care if you eat 3 chickpeas a year. Ir jiems nerūpi, ar jūs suvalgėt 3 avinžirnius per metus. They don't care to know these things Jiems nerūpi šitie dalykai. till they can feel that you actually care about them. Tol, kol jie iš tikrųjų nesupranta, kad jūs iš tikrųjų Empathy is rūpinatės not a jais. t-shirt or a tattoo. Empathia. Empatija nėra tatuiruotė arba marškinėliai. It's our mood and mission. Tai yra mūsų nuotaika, mūsų It's the misija. lifeline of our Tai sampradaya. mūsų sampradajos gyvybės linija. If we also become insular, insecure, territorial, self-absorbed, Jeigu mes taip pat būsime užsidarę savyje, saugosim savo teritoriją, then people come and look and žmonės ateis, pasižiūrės ir maybe not. galbūt ne. I was not a good Catholic boy. Aš nebuvau geras katalikas berniukas. My dad was. Mano tėtis buvo. But then the priest ruined it for him. Bet tada kunigas viską sugriovė. So he jam. told me, you do whatever you like, Ir boy. jis man pasakė, tu vaikė nedaryk tai, ką tu nori. I said, hey, more Aš sports. pasakiau, Yeah. daugiau sporto. Gerai. Whenever I saw evangelicals and preachers Ir and kai tik 10 tai- campaigns and Jehovah's, I made a big circle. Ir kai around tik aš these pamatydavau, kaip sako, tos evangelistus, Jehovos liudytojus, kitus newborn Christians ir taip toliau, aš padarydavau didelį ratą guys. You ever aplinkui. seen those people on the street Esat kada nors- screaming and yelling and waving some book at Esat people? matę kada nors tokius žmonės gatvėje, kurie šaukia, rėkia ir mojuoja knygot. You have seen these rankoje? people? Esat matę tokių žmonių. Do you have them here in Lithuania? Yra Lietuvai čia tokių. I'm always tempted to go up to them Aš visą laiką jausdavau pagundą prieiti prie and jų tell them, ir pasakyti I jiems. understand you have a very important message, Aš suprantu, jūs turite labai svarbią but the way you žinią. try to Bet communicate tai, it kaip jūs bandote ją perduoti is kitiems, not working. neveikia. It has not worked, it does not work, it will not work. Tai neveikia ir neveiks. But then I catch myself Bet tada aš pagaunu save. and I don't go up there and talk to him. Ir aš neprieinu prie jų ir nekalbu su jais. Why? Kodėl? Because there's only one way how to deal with fanatics. Nes yra tik tai vienas būdas, kaip elgtis su fanatikais. How? Kaip? You don't. Jūs tiesiog nieko You nedarote. avoid them. Jūs vengiat jų. Exactly. Ishvara Būtent. tadadine su balise su disachucha prema kripa maitri kripa upeksha yakaroti samadhyama. You avoid the envious people. Jūs tiesiog vengiate priešiškų žmonių, pavydžių žmonių. Don't debate. Nediskutuokit. Don't fight. Nekovokit. Use that energy for preaching, Naudokit šitą energiją showing pamokslavimui. kindness to others, Rodydami šitą malonę to kitiems innocent people. nekaltiems žmonėms. Make friendship with devotees. Susidraugaukit su atsidavusiais. Do you like debate? Jums patinka ginčytis. Do you like to fight? Patinka kovoti. No? Ne? Hey, you're good. Ne, It's a jums peaceful bunch. They're gerai, good. čia ramus taikūs žmonės. Huh? Anybody likes to sit? I can turn up the heat. I can go on and on. Aš galėčiau tęsti ir tęsti šį čia. I don't want to make you too uncomfortable. Aš nenoriu, kad jūs jaustumėtės pernelyg Just a little nepatogiai. bit. Tik truputį nepatogiai. Because if you learn how to be comfortable outside a comfort zone, Kadangi jeigu jūs išmoksite jaustis nepatogiai, patogiai, you can be anapus comfortable komforto zonos, anywhere jūs in the būsit world. patogiai bet kur pasaulyje. Would that be a good thing? Ar tai būtų geras dalykas? Would you like to be comfortable wherever you go? Patiktų jums būti patogiai bet kur nukeliausit. Prabhupada was comfortable wherever he was. Prabhupadai buvo He was the patogu same ten, kur jisai person. būdavo. Jis tas pats asmo. He was authentic. Jis buvo autentiškas. It wasn't a show. Jis nebuvo šou. It wasn't like he went on stage and he did his little drama. Tai nebuvo taip, kad jis užliptų ant scenos, padarytų then he went nedidelę and dramą, tada nuliptų nuo He lived his scenos private life. ir tada gyventų savo asmeninį gyvenimą. Prabhupada did the same thing wherever Prabhupada he was. darė tą dalyką, kuris bebūtų. If we want to become Jeigu mes norime būti true ramūs, followers of Prabhupada, jeigu norime būti tikri Prabhupados we should study pasiekėjai, his example. mes turime studijuoti jo We should study pavyzdį, his turime teachings studijuoti jo mokymą and then live them, ir apply tada them, gyventi, taikyti and tai then share them with ir others. tada dalinti su kitais. Yes. One family sponsored. One set. Okay. Haribo. Dar vienas renginys pasponsoriuotas. What's your name? Sukėšiant Tota Gopinath. Seshe. Sukesha. Okay, he's got it. You got it, Prabhu? Okay, good. Hey, you guys make me work for my sets here, you know? O, jūs mane verčiate dirbti dėl jūsų I'm- rinkinių. you know,
I somehow wear the merino shirt, so I'm feeling hot now. Tai aš You make me work for it. jūs mane All right, verčia dirbti okay, ir aš I jau jaučiuosi accept it. įkaitęs. I know it's one of those days where Krishna says, "Come on, Aš žinau, boy. kad tai yra You got to viena- work a little harder here, Aš žinau, kad tai yra It's viena iš not tų going to dienų, be kai such an Krišnas easy sako, day." kad tau reikės padirbėti, nebus taip lengva. One time, I was in Dallas, Texas. Vieną kartą aš buvau Dalase, Teksaso valstijoje. I went shop to shop. Ėjau nuo parduotuvės prie parduotuvės. One small shop, maybe Viena as mažytė big as parduotuvė. this stage. Galbūt tokia didumo kaip šita scena. I saw there was pictures of Indian gods and Pamačiau, kad goddesses, ten buvo ten visokių paveikslėlių Indijos dievų, deivių, coconuts, all different things. kokos įvairios dalykai. And the man's name was Ram Prasad, Ir vyro vardas buvo Ram Prasadas. astrologer, Jyotish. Astrologas Džiotyšas. Any problems in job, marriage, Jeigu business? kokias problemas darbe, Ram Prasad santuokoje, will fix versle, Ram Prasadas viską sutvarkys. So we had a little talk with Ram Taigi, Prasad. mes truputį pakalbėjom su Ram He went to Prasadu. Gurukul in Jisai Bangalore. ėjo į Gurukulą Bangalore. Educated guy. Jisai apsišvietęs žmogus. When they go to Gurukul, they have Žinot- to study grammar for 12 years Kai įeina į Gurukulą, jie turi studijuoti gramatiką 12 metų. before they go into higher topics. Prieš tai, kai jie gali pasiekti aukštesnės temas. So then Tada we're talking a little bit. mes kalbam truputį. And I say, how is things going? Ir aš sakau, kaip jums viskas sekasi. He says, problem, all day Jisai long, sako, people, "O, problem. problem. Visą I dieną say, I žmonių know, problemas. I Sakau, know. aš žinau, I aš meet the žinau. same people. Aš sutinku tokius pat žmonės. I said, Aš sakiau, you žinai, should actually give them books. tu turėtum jiems duoti knygas. Because whatever you tell them, they will forget. Kadangi visą tai, ką tu jiems sakai, jie And next pamirš. time they come back, they kitą forgot dieną, everything. kai You jie have to tell them sugrįš, same thing again. Jie bus viską pamiršę ir turėsi vėl He jiems said, tą "Yeah, patį it's sakyti." true, Jisai it's sako, true. tai tiesa. People forget. Žmonės pamiršta. I need books, Man reikia knygų. but I don't have books. Bet aš neturiu knygų. I said, don't worry, I Aš have sakau, books. ne problema, aš I turiu can give you knygų. books. Aš galiu tau duoti knygų. I asked him, how many books you want? Aš klausiu, kiek tau reikia knygų. Ram Prasad said, Ram "I need a Prasadas lot of sako, books." Man reikia daug knygų. I said, okay. Aš sakau, gerai. I went to the van outside and I No. got 4 boxes of books Atsinešiau iš automobilio 4 dėžės and I put them knygų. all on the table. Padėjau visas ant stalo. Now I know this is like the dream of any Sankirtan devotee. Ir Right? įsivaizduokit, čia yra kaip bet kokias Sankirtinos Bhaktų sapnas. So then he asked, how Jisai much? klausė, kiek? I said, look, Aš sakau, this is žiūrėk, like in Gurukul. čia yra kaip Gurukulai. I give everything I have, Aš duodu tau viską, ką aš turiu. you give everything you have. Tu viską duodi man viską, ką tu turi. He said, Gurukul? Okay, I get Jis it. sako, Gurukulai, gerai. So he aš pulled supratau. open the drawer. Išsitraukė He stalčių. put his hand in Įkišo there. ranką į vidų. He took out a stack of cash. Ištraukė And he grynų handed it to me. visą pluoštą ir pardavė man. I didn't count. Aš neskaičiavau. When I was in the car, Kai buvau automobilyje, $785. $785. Then, it's Tada- okay, it's not over yet. Tai dar nesibaigė. Next year I come back. Kitais metais sugrįžau pas jį. Ram Prasad says, Ram Prasadas sako, I still have books, aš vis dar turiu knygų, but people are really happy. bet žmonės tikrai laimingi. So then I say, yeah, but I brought you something for you this Aš time. sakau, dabar, šį kartą aš atvežiau tau And I kažką brought tai him asmeniškai ir full atnešiau set. jam. Pilną rinkinį daviau jam. He asked, how much? Jisai klausė, kiek? I said, I give, you give. Aš sakau, aš duodu, tu duok. He opened the drawer, Jisai put tą it in his daro hand, stalčių, ištraukė handed me the stack. ir duoda man visą pluoštą pinigų. It's like the dream, right, of a Čia kaip Sankirtan devotee. Sankirtinos Bhakto sapnas, svajonė. But before you have to go shop to shop and you Bet- deal with all the people bet who are like, prieš- get out of here! prieš tai What jis are you eina- doing here? Einat nuo parduotuvės prie parduotuvės ir jums reikia sutikti tos žmonės, kurie sako, eik iš čia, ką tu čia darai? Why is Krishna sometimes giving you tough love? Kodėl Krišna jums kartais duoda tokią sunkę meilę? Does Krishna ever give you tough love? Kada nors Krišna jūs mylėjo, taip sunkia tokia meilė? No. Ne. Only honey cookies, right? Tik tai, only sweet, tik tai sweet meduolė, love, tik tai right? saldi meilė, taip? Krishna giving you tough love? Krišna jums parodo tokią sunkę meilę. Why does Krishna give his devotees tough love? Kodėl Krišna savo bhaktams rodo tokią sunkę meilę? First of all, to Visų show the pirma, tolerance of his devotees. Tam, kad parodytų savo atsidavusį pakantumą. Like our friend here. What's Kaip your ir name? mūsų draugas čia. Koks vardas? Your name? Yes. Haribolananda. Hare Krishna. Very tolerant soul. Taigi labai pakanti siela. He just takes any kind of chastisement, any kind of correction, Ji gali bet kaip išbarti, gali bet kaip pataisyti. and he smiles. Ir jisai šypsosi. Because he knows that whoever corrects me is my friend. Kadangi jisai žino, kad tas, kas mane pataiso, yra mano Doesn't draugas. fight back, doesn't Jisai argue. nesiginčia, nekovoja prieš. Truly humble soul, Tikrai, tolerant. tikrai nuolanki siela, toleranti, pakanti.
And I say it because I mean it. Ir aš sakau dėl to, kad aš tą turėjau Because I omeny, watched you. nes aš stebėjau tave, I've been watching you. aš tave stebiu, This is my job, you tai yra know. mano darbas. So, Krishna wants to show how tolerant his devotees Krišna are. nori parodyti, kokie pakantus yra jo baktai. How does he do that? Kaip jisai tai daro, By putting them into difficult situations. padėdamas juos į In sunkias this way, he situacijas. shows Tokiu how būdu jisai parodo, tolerant they actually kokie are. pakantus jie iš tikrųjų yra. He also does it Jisai tai padaro, tai to drive people away who are not sincere. Tam, They're kad- looking for other things. tam, kad atitolintų žmonės, kurie nėra nuoširdus, kurie ieško And they kitų come here dalykų. and they think, oh no, this is trouble, this is hard, you know, Ir jie 4 ateina čia ir rules, jie sako, 16 kad oi ne, rounds. čia vargas, čia Yeah. sunku, čia 4 taisyklės, Bye bye. Not for me. 16 ratų, ne, čia ne man. Huh? Any other reasons why Krishna is giving difficulty? Dar kitas priežastis, dėl ko baktams devotees? suteikia sunkumo Krišna. The main reason? Pagrindinė priežastis. Yes, to remember him more, to Taip, draw out more taip, love, kad mes to bring daugiau out jį atsimintume, more kad, of that vipralamba seva, of Kad- that love in separation. kad jis iš mūsų išgautų daugiau tos meilės išsiskirime vipralamba sėvas. That's why Krishna is doing this to us. Todėl tai Krišna ir daro su mumis. So you will experience all these different flavors Taigi jūs patirsite visus šitos skirtingus skonius. in the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. Čaitanės Mahaprabhu Sankirtanos If you judėjime. dive into the ocean Jei of vis- Harinam Sankirtan, Pasinersite į Harinamo Sankirtanos vandenyną, pastimes of the Panchatattva, į Pančatatvo žaidimus, you come out on the shore of Yes. Radha Krishna. išlipsite prie Rados ir pastimes. Krišno žaidimų kranto. But if you want to jump there, Bet jeigu jūs norite nušokti ten, then you're like a monkey. tai jūs kaip beždžionė. One devotee said, Vienas baktas Prabhupada, I pasakė, want to go to Radha Kund. Prabhupada, aš noriu keliauti į Radakundą. And Prabhupada said, Prabhupada pasakė, no need. ne, nereikia. There is enough monkeys there already. Ten jau ir taip užtenka beždžionių. It's a joke. You're supposed Tai to buvo laugh. pokštas, jūs turėtumėte juoktis. Prabhupada had a funny sense of humor. You know? Prabhupada turėjo labai įdomų humoro jausmą. One time I was in Mumbai, Vieną kartą buvau Mumbajui and don't worry, this is the last story. ir nepergyvenkit paskutinį istoriją. Hey, now we get cool breeze. Taigi dabar jau paputė gaivus vėjelis I know the people who are on the beach are not happy, ir žinau, kad dabar but you žmonės can't prie... make everybody happy. Mes negalim padaryti visų patenkintais. I was approaching, it was just on Marine Drive, St. Xavier's College, 1 block from Chaupati, Radha Gopinath Temple. Taigi Right there. aš buvau prie Rada Gopinato šventyklos, ten kažkur tai prie to pakrantės. There was a policeman who Ten- stopped a truck Ten buvo policininkas, kuris sustabdė automobilį and he was just extorting the bribe. ir jisai kaip tik tai norėjo gauti kyšį. He was holding it in his hand, the Jisai policeman. laikė kyšį laikė rankoje, policininkas. Do they do this in Lithuania? Ar Lietuvoje tą daro? Not anymore. Jau nebedaro. This is from the past, right? Nostalgia. Jo, praeities nostalgija. Good old times, right? Seni geri laikai. $20 could fix any problem. $20 Right? gali sutvarkyti bet Those kokią days are problemą. over. O, tos dienos baigėsi. Good old times. Geri seni laikai. So I came in right at that moment Take where it. he was grabbing the money. Ir aš priejau prie jo tą akimirką, kai jisai ėmė pinigus. And I gave the cop a book. Ir aš jam padaviau knygų po. Now the cop was one of those motor bicycle cops, you know. He had Aš tam, the big Ray-Ban eyeglasses, you know, the reflecting ones and the big Taigi- boots. And he taigi looked aš- like Tom Cruise, you know, aš tam in policininkui, Top Gun. aš tam policininkui padaviau knygą, jisai buvo tik tai motorizuotas, o policininkas su labai tokiais krūtais akiniais ir labai krūtai apsirengęs. Sorry for going longer. It's just when I need a water break, you know. I'm doing it on purpose. So then he was really confused Taigi, because he had the policininkas- book and he had the money. Taigi, policininkas buvo visiškai pasimetęs, nes jis turėjo knygą rankoje ir turėjo pinigus rankoje. And there's this tall white guy with a big nose, Ir štai čia tasai aukštas baltas vyrukas su... and he doesn't know what to do or what to say. Ir policininkas nežino, ką daryti ir ką sakyti. So I asked him for a donation. Aš jo paprašiau paaukoti. And he gets confused. And he Yes, just hands me the money that he got from the truck driver. He Ir, just gives it to me. ir jisai pasimetė ir jisai duoda man tos pinigus, kuriuos gavo iš to vairuotojo. And the truck driver starts laughing. Ir tas vairuotojas pradėjo juoktis. And the cop starts laughing. Ir policininkas pradėjo And I juoktis. start laughing. Ir aš pradėjau juoktis. And then we talk a little bit. Ir mes truputį pakalbėjom. And then I ask him, well, what's your name? Aš paklausiau jo, koks tavo I vardas. say, my name is Navina. What's your Jis sako, name? mano vardas Navina. Aš And the sakau, cop mano vardas says, Navina. my name is Krishna. O jisai sako, mano vardas yra Krišna. And we laugh some Ir more. mes dar daugiau juokiamės.
What started as a very tense Tai, situation kas prasidėjo kaip labai įtempta situacija, turned into something very beautiful. pavirto į kažką labai gražaus. If you want to transform Jeigu hate jūs- into love, Norite pakeisti neapykantą į meilę, war into peace, tension into karą relaxation, į taiką, įtampą į And so atsipalaidavimą ir panašiai, go on Harinam Sankirtan. eikite į Harinam Sankirtaną. You will experience the magic. Jūs patirsite magiją. Who else would like a set? Kas dar norėtų rinkinio? This is your last Čia chance. ir jūsų paskutinis šansas. Okay. Your name? Maxim. Not for you. I know you're selfless, but you're giving for others. Aš žinau, kad jūs nesavanaudė, bet jūs duodat kitiems. Who else would like a set? Kas dar norėtų rinkinio? Last chance. Paskutinis šansas. Last orders. Paskutiniai užsakymai. Drink up. A, 4 or 5? How many? 2. Okay. Du rinkiniai. Haribo! Who else would like a set? Kas dar norėtų rinkinio? Come on, charity starts at Nagi. home. Georgetown, Guyana, 28 sets. I mean, this is Caribbean. You know Pirates of the Caribbean? Taigi, Georgetownas, I know you don't watch movies. Gajana, tai buvo but 28 rinkiniai. they only have coconuts and bananas there. Pas juos tik tai kokosai ir bananai. Ir jie, They vis took tiek paėmė, 28 ir sets. jie paėmė 28 rinkinius. How many sets so far? Kiek dabar rinkinių iki šiol? You got to chase him down. Turės jį Yeah, all of pasivyti. you, go see him. Taigi Don't visi let anybody escape. prieikit prie jo, Anyone nepabėgit nei else? vienas. Na, kas dar? How many? 1. Okay. One more. Dar vienas. Your name? Devananda. What about our gentleman here in the middle? He looks more like 10 sets. Kaip ten su tuo vyruku per vidurį? Jisai He norėtų looks like he's 10. got a whole backpack full of cash. Atrodo, kad jisai Right? turi visą krepšį, visą kuprinę pinigų. You know, they say, even if you pretend to be poor man, you can't play that all the time because otherwise at some point, you know, people will just give up on you. So you have to show your true capacity. Taigi, iš tikrųjų yra sakoma, kad net jeigu nori pasirodyti skurdus žmogus, negali to daryti visą laiką, nes kiti supras ir jie How vis tiek many? atstums tave. Kiek? I'm a hockey player. Come on. Give me some love here. Taigi, parodyk man truputį meilės. I came here for a festival and they make me work, okay? Aš atvykau į festivalį ir mane privertė dirbti, na, They don't pay me. jie man nemoka. They said, okay, we'll feed you, Jie sako, negerai, mes tave pamaitinsim. but only when we want and how we want. Bet tik tai tada, kai mes norime ir I tada, said, all right, kaip mes okay, norime. Aš it's sakau, fine. negerai, gerai, man tinka. 1. Vieną. Haribo! It's okay to change your mind for Krishna. Viskas yra gerai pakeisti It's savo perfectly nuomonę fine. dėl Krišnos. Tai viskas I have tobula. many people, they say no, Daugybė žmonių sako ne. no. Ne. And I say, thank you very much. Ir aš sakau, ačiū labai. I love you too. It was nice meeting you. Aš taip pat tave myliu ir buvo labai puiku susitikti. Okay, all right. Na gerai, How na much is gerai. it? Kiek tai kainuoja? Sometimes they walk away Kartais jie nueina and they come back ir tada grįžta. and they tell me, you know, Ir jie sako, žinai, I'm really sorry. I was really rude to you. aš labai atsiprašau, aš buvau toks grubus su I hope you tavimi. can forgive me. Aš tikiuosi, kad tu man atleisi. And I say, no, I Ir can't aš forgive sakau, you, ne, aš negaliu tau atleisti, but I can give you a book. bet aš tau galiu duoti knygą. So I make him buy the book. Taigi aš priverčiu jį nusipirkti knygą. So for Krishna, Taigi dėl we Krišnos can do anything. mes galim bet ką padaryti. If we're selfless, Jeigu mes nesavanaučiai, no one can touch you. niekas negali jūsų paliesti. You want to become untouchable? Norite tapti You neliečiamu. want to become a superhero? Norite tapti superherojum. Okay, we don't have kids here. This doesn't Na, work. gerai, You know, pas these mus are nėra old- vaikų ir čia old people. neveikia šitas dalykas. Čia veikia tik vaikams. You team up with Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Jo, jūs prisijungit prie viešpatės Čaitanijos ir Nityanandos komandos. No one can touch you. Niekas jūsų nepalies. You're unstoppable Jūs busit nesustabdomi, because kadangi you're not working on your own strength. You're not Yes. working for yourself. jūs veikiat ne savo gale, jūs veikiat ne dėl savęs. Sometimes people ask, are you allowed to be here? Kartais žmonės klausia, o I tau say, čia, yes, we tau have čia leidžia permission. būti? Taip, From mes turim whom? leidimą iš ko? From the big boss. Iš didžiausio boso. Who? The blue Ko? boy. To mėlyno. Okay, all right. Na gerai, gerai. We drive right into the concert, right into the Mes venue. įvažiuojam tiesiai į koncertus, tiesiai į kažkokius renginius. And I'll leave you with this little anecdote.
Taigi paliksiu jūsų When šitą Lord Chaitanya anekdotą. was dancing Kai viešpats Čaitanija at šoko Puri in the Ratha Yatra, Purijoje Rathajatroje, there were 7 kirtan buvo groups. 7 kirtano He grupės. expanded Jisai išskleidė into save 7 forms į and 7 danced pavidalus simultaneously ir in all the šoko kartu kirtans. visose kirtanuose. Most devotees could only see one Lord Ir Chaitanya daugumą atsidavusi galėjo matyti tik tai vieną Čaitanį. because they were all thinking, Nes jie visi galvojo, he's only dancing in my group. jisai šoka tik tai mano grupiai, It's only my guru. tik tai mano guru, It's only my Thakur. tik tai mano It's takūra, only my tik service. tai mano tarnystė. We're the chosen people. Mes We're the esame best. išrinkti žmonės, mes patys geriausi. But those who were in Prem Sankirtan mood, tie, who could kurie- appreciate everybody, Bet tie, kurie buvo priemas ant kirtanos nuotaikoje, kurie galėjo įvertinti visus, even the red, blue, yellow, green, and black Hare Krishnas, net all ir, of them. net ir tuos raudonus, baltus, geltonus, juodus Hare Krishnas, visus Those who juos. were in Prem Sankirtan consciousness, Tie, kurie buvo priemas ant kirtanos sąmoniai, they saw 7 Lord Chaitanyas dance simultaneously. jie matė, kaip 7 viešpatys Čaitanija, jie šoko vienu metu. What a darshan. Koks daršanas? Would you like to have that darshan? Norėtumėt pamatyti tokį daršaną? Yes Taip or yes? ar taip? It's available. Tai galima. Right now we got Jau dabar unlimited Gaurnitais and mes Radha turime Krishna and beribės Jagannath. It's like Gauranitais, Džaganatas ir Radha Krishnas. when I go in there, I get confused. Kai aš nueinu tenai, aš visiškai pasimetu. So much Krishna, Tiek daug Krišnų, so much love, so tiek daug much meilės, tiek devotion, daug so much atsidavimo, dedication. tiek daug pasišventimo. You can feel, Jūs you galite can, pajausti, jūs you can galite taste, you can paragauti, jūs galite sense it. pajusti tai. We would like to see that fervor Mes norėtume pamatyti tą įkarštį, in terms of taking care of each other, taking care of kaip devotees, mes rūpinamės vienas kitu atsidavusiais, not being so harsh, so judgmental. netokie, kaip sako, Being more nuteisantis, inclusive and daugiau kind. priimantis, maloningi. Yes, Lord Chaitanya had to Taip. be strong with Viešpats Kala Čaitanija Krishnadas. turėjo He's būti God. He has to labai lay down the griežtas su Kala law. Krišnadasais, jis turėjo parodyti kelią. Lord Nityananda is also God. Viešpats Nityananda taip pat yra. And he says, okay, he needs service. He needs mercy. Parodė malonę, Let's jis let's sako, keep him alive. jam Let's do reikia, something jam for reikia this guy. tarnystės, jam reikia būti gyvam, jam reikia duoti kažkokią tarnystę. So I would like to thank you all Aš norėčiau for padėkoti jums visiems being who you are and už tai, doing kad what you jūs do. esate tai, kas esate ir kad darote tai, ką And we darote. should do this every 30 years. Ir mes turime daryti tai, kas 30 metų. Last time I was here 30 years Paskutinį ago. kartą čia buvau prieš 30 metų. So we'll see you in 30 years. Taigi susitiksim už 30 All right. metų. Gerai? And please, Ir prašau, don't make him take all these books back home. I want Ne, that ne. Volvo to be empty. neverskite jo prasivežti visas tas knygas atgal namo. Aš norėčiau, kad jo visas dėžės būtų tuščias. Can we do that? Galim tai padaryti. Can we do that? All right, all right. Gerai. Thank you for your great audience participation. Ačiū už jūsų visą I know some days you come to the kirtan and you go like, oh, ateinate į kirtanį ir visi būna tokie singing and dancing again. šokti ir Oh, dainuoti no. vėl. O Oh, ne, no. o ne. I don't feel it, man. Aš nesijaučiu taip, It's žmogau. terrible. Jau siaubinga. What, you want me to move my body? Jūs norit, kad aš judinčiau You savo want me kūną? to move my jaw? Norite, kad aš I'm an judinčiau old savo man. žiaunas? Aš senas žmogus. And then you see old people Ir tada jūs matote singing senus and žmonės, dancing. kurie šoka ir dainuoja. And you go like, hey, Ir tada galvojat, ei, if he can dance, jeigu jisai gali I šokti, can dance too. ir aš galiu šokti. So let us all dance Taigi mes together visi šokime kartu, under the guidance of our previous acharyas. vedami mūsų ankstesnių ečerių. And please Ir prašau, read Prabhupada's books every day. skaitykit Prabhupados knygas kiekvieną A dieną. day without reading is a day wasted. Tai yra diena, kai mes neskaitėme, yra išmesta diena. Prabhupada is here. He has never Prabhupada yra left čia, us. jis niekada nepaliko mūsų. He's always present to Jis guide visada us, to inspire Yra us, to čia give tam, us kad strength and vestų courage. mus, įkvėptų mus, kad vestų mus ir This mission is the greatest gift. Kolokera Premadana, Harinama šita Sankirtan. misija yra pati didžiausia dovana. Thank you very much. Ačiū. All glories to Prabhupada. Visą šlovę All Prabhupadai. glories to all the assembled devotees. Visą šlovę visiems All atrinkti. glories to the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. Harinam Sankirtan ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Bhakta Vrinda ki. Nitai Gaur Premanande. And I'd like to thank Singhbhata Prabhu who invited me. Norėčiau padėkoti Simbhabatui Prabhu, kuris pakvietė mane. And also Sana Kumar and a few of the other Taip pat Sanaka Kumarai prehistoric Ir kitoms devotees prieš istoriniams atsidavusiems. for not giving up and Už for tai, kad jie sticking it out nepasiduoda ir kad jie vis dar laikosi. and for their patience, Ir už jų kantrybę, their tolerance, pakantumą and their guidance ir jų vedimą to this little poor šitam vargšui idiot.
idiotui myself. man. And I'm going to head to some more difficult places after this. Po šito aš keliausiu į tokias sunkesnės vietas So I need all your blessings and prayers. ir man reikalingas jūsų palaiminimai ir Do I maldos. have your blessings and Aš prayers? turiu jūsų palaiminimus ir maldas. And if we said anything that upset anybody Ir too much, jeigu mes pasakėm kažką, tai kas jūs nuliūdino arba supykdė I'd truputį like to per daug, sincerely apologize. norėčiau nuoširdžiai atsiprašyti. We have been given a great gift and it's a burden, and Mums- sometimes we may not always be exactly sensitive in the way how we deliver it. Mums duota didelė dovana ir mes jaučiame naštą ir dėl to galime ne visada būti tokie jautrus, kokie turėtume būti. Thank you for your patience and Ačiū your už jūsų tolerance with kantrybę ir me. pakantumą su mumis. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. And please come collect your books from Prabhu. Ir prašau, And also if you want small books, medium books, Bhagavad Gitas, they're at cost price. There's no markup. It's just what it costs them to print it. prašau nepamirškit prieiti prie Prabhu ir pasimti savo rinkinius ir yra dar mažų knygučių ir vidutinių knygučių Bhagavad Gita ir kitų, pasimkite jas. 3 for 1. 3 už vieną kainą. Bengali candies. Bengališki saldumynai, Hare saldainiai. Krishna. And thanks to our translators for not giving up on us. Haribo.